turėjot nors vieną nedidelį konfliktuką per valandą. Bandėm užmėgti, kiek pavyko. Visi per geroj nuotaikoj, visi veikia kol kas dar. Gerai, tai mes dabar turėsim antrą dalį, kur mes labiau kalbėsim apie ne tiek apie konflikto prigimtį, kiek o ką dabar su juo daryti. Jeigu suprantam, kaip jis atsiranda, tada turi suprasti, kaip jis suvaldyti. Kad jisai mus valdytų, bet mes jį valdytume. Kaip pas mūsų mikrofono? Viskas gerai. Viskas gerai. Dar. Gerai, tai baigiam pirmą mūsų dalį, to, kad kažkaip pamatėm tą visą konflikto ciklą, ir va čia yra toksai destruktyvus ciklas, kuris veda, kuris spirališkas, kuris eskaluojasi ir nieko gero neišeina iš gynybinės reakcijos. Iš pradžių mes darom tai, kas yra natūralu, kas yra galbūt ir sveika, po to pereinam prie destruktyvių gynybinių reakcijų, ten kur jau nėra sveiki, kur mes vienas kitą žaidžiam ir įskaudinam, ir tai atveria dar daugiau skausmų. Ir tokiu ratu mes vaikštam, kiekvienas savo ratą. Dabar kaipgi mes galim pakeisti tą ratą? Iš tos spiralės mes žinome, iš to rato kažkaip reikia išeiti. Ir tam, kad išeiti, reikia tiesiog pakeisti tą ratą kažkokiu naujesniu. Jo, kitas laikas keitas. Vis tiek viskas prasideda nuo skausmo ir žinodami, kad viskas prasideda nuo skausmo, mes pirmą tokį naujo šabloną, naujo rato ciklą pavadinam malonę. Mes bandom tą skausmą, žinodami, kad kitas žmogus skausme, kad mūsų problema yra skausmas. Šaltinis visko yra skausmas. Mes tą skausmą kaip ir apvelkam malonę. Kas yra malonė? Tai mes padarom su kitu žmogumi tai, ką padarė mums Dievas. Jis pradėjo nuo malonės. Jis pamatė, kad čia patys mes nesusitvarkysim ir davė mums malonės. Kažkokią dovaną. Malonė yra dovana. Neužtarnauta dovana. Tai mes pradedam naują konfliktų ciklą nuo malonės, nuo neužtarnautos dovanos. Kaipgi tą dovaną mes galim kitam žmogui duoti? Tuo metu, kai mes suprantam, kad vyksta skausmas, kad kitas žmogus skausme, mes galim vietoj to, kad gintis nuo jo, duoti jam kažkokią, padovanoti jam kažkokią dovaną, kurio jis neužtarnavo, jį neužtarnavo. Kažką tai, ko jam tuo metu labiausiai reikia. Ir mes apie kiekvieną kalbėsim atskirai ir gal tada detaliau paaiškinsim, kas ta malonė ir kas ta dovana yra. Pavyzdžiui, tuo metu, kai aš skambinau, jis žvejoja, tą patį konfliktą paimsim, aš skambinau, aš kaip ir pradėjau vadina gerų tikslų, bet jis man kažkaip ten negražiai pasiekė su manim, ką aš galiu daryti? Aš galiu supykti ir skambinti ir sakyti, arba aš galiu paskambinti ir sakyti, kas yra? Ko tu dabar norėtum? Arba aš galiu duoti jam kitą dovaną, nebeskambinti, kol jis negrįš namo. Gal tai jam bus dovana. Bet aš žinosiu, kokią dovaną jam duoti, tik tai žinodama jo skausmą. Gerai, tai pirmas žingsnis būtų malonė. Pastoviai rodyti malonę gali tik tai Dievas. Mes negalim visą laiką duoti malonės, mes nesam tokie maloningi. Dėl to visų pirma, abu turi rodyti malonę. Antra, mes neapsėsim santykiuose be teisingumo. Ir Romanas anksčiau minėjo, iš kur tas skausmas atėjo. Kažkas neteisinga, nesąžininga mano atžvilgiu. Tai va tada antras žingsnis būtų teisingumas. Kad santykiai būtų sąžiningi. Kad tai, kiek aš duodu, būtų lygu tuo, kiek aš gaunu. Aišku, mes pradedam nuo malonės, bet aš kaip ir sakiau, tik tai Dievas gali tik tai duoti. Mes turim irgi kažką gauti. Tai dėl to teisingumo vietoj mes šiandien kalbėsim apie taisyklės. Konflikto taisyklės, namų ruošos darbų taisyklės, teisingumas. Tai pavyzdžiui, aš jam skambinu, iš pradžių parodau malonę, nebeskambinu, kol jis negrįžta. Pavyzdžiui.
Jis grįžta, tada aš sakau, o ko tu, aš supratau, kad tu supykai, ką tau tai reiškia? Gal pakalbėsim. Gal aš galiu pasakyti, kodėl aš supykau, kodėl aš norėjau, kad tu grįžtų. Gal mes galim susitarti dėl kažkokių taisyklių. Kada tu išvažiuosi, kiek kartų tu išvažiuosi, kiek dienų tu neišvažiuosi ir taip toliau. Tai malonė eina kartu su teisingumu. Teisingumas yra galimas, kai yra rodoma malonė. Lengvesnis bent jau, kai yra rodoma malonė. Kitas žingsnis būtų empatija. Tam, kad suprasti, kaip rodyti malonę, kaip atrodo teisingumas, mes taip pat turim suprasti vienas kitą. Empatija yra supratimas, girdėjimas kito žmogaus. Iš kur ateina jo skausmas? Aš turiu žinoti, kai aš skambinu, kai jis žvejoja, aš turiu žinoti, kad jis sunkiai reaguoja į kontrolę. Tada kaip aš galėjau? Mes turėtume apie tai pakalbėti. Ne? Kaip aš galėjau pasakyti? Arba jis galėtų pasakyti, žinai ką, kai tu man skambini žvejybės metu, aš iškart suprantu, kad tu mane nori kontroliuoti. Ar tu tikrai nori mane kontroliuoti? Geras klausimas šitoje vietoje yra, ką tau tai reiškia? Tu taip supykai, ką tau tai reiškia? Tai, ką aš pasakiau, tai, ką aš padariau, ką tau tai reiškia? Tai va, supratimas to, iš kur ateina mano skausmas ir iš kur ateina kito žmogaus skausmas. Toliau einam dalinimasis jausmais ir mintimis. Neįmanoma yra empatija, jeigu nieks nekalba. Neįmanoma suprasti kitą žmogaus, nes mes niekas neskaitom minčių. Gal ir gerai, kad mes niekas negalim skaityti minčių, mes galim tik tai paklausti. Tas dalinimasis jausmais, mintimis turi būti subalansuotas. Labai dažnai problemas atsiranda šeimose dėl to, kad nėra subalansuotas dalinimasis. Vienas dalinasi, kitas nesidalina. Ir susidaro toksai šablonas. Labai patogu. Aš visą laiką kalbu, jis tik klauso. Abiem patogu. Bet kas tada vyksta? Tada aš nesuprantu jo. Ir jis galbūt ne visą laiką supranta mane arba save. Taigi tas dalinimasis turi būti abipusis ir vėlgi teisingas, sąžiningas. Vienam poroj reikės išmokti daugiau kalbėti. Kitam poroj reikės išmokti mažiau kalbėti. Daugiau klausyti. Kai mes turim malonę, teisingumą, empatiją, dalinimąsi, tada daug lengviau yra prieiti prie paskutinio žingsnio, be kurio mes negalim gyventi. Ne? Atleidimas. Atleidimas yra labai įdomus dalykas. Jeigu aš dabar paklausčiau jūsų, kas yra atleidimas, jūs man duotumėte daug visokių idėjų. Ne? Ar tai reiškia pamiršti? Ar tai nereiškia pamiršti? Ar tai reiškia tiesiog nekalbėti apie tai? Ar tai nereiškia, ar reikia, kad atsiprašytų, ar nereikia, kad atsiprašytų? Mes daug turim visokių supratimų skirtingų atleidimų. Taigi šitas modelis irgi turi savo supratimą atleidimo. Ir tas supratimas yra, nuo to žodžio reikia paleisti. Kai mes atleidžiam, mes paleidžiam, atsisakom savo idėjų apie tai, kaip turi atrodyti gyvenimas. Mes paleidžiam tai, kad tai, kas vyksta, ne taip, kaip aš norėčiau. Vyksta ne taip, kaip aš norėčiau. Kad mano sutuoktinis, atleisti jam reiškia atleisti tai, paleisti mano idealą, to, kaip jis turėtų elgtis. Aš turbūt, mano idealas būtų, kad jis niekada nevažiuotų žvejoti. Niekada taip. Sėdi, liūdna. Bet aš paleidžiu, kai aš atleidžiu tai. Tai aš atleidžiu, aš suprantu, kad dėl jo skausmo yra dalykai, į kuriuos jis pastoviai reaguos. Ir aš paleidžiu savo supratimą, kad mano vyras yra be skausmo. Arba kad aš esu be skausmo. Ir kad jis nėra toks kaip Tomas Krūzas. Jis daug geresnis. Tai va tas atleidimas ves į daugiau malonės. Ir dabar mes turim visą ratą. Ir jeigu kiekvienas vaikšto to ratu, abu žmonės, turėtų eiti to ratu. Abu rodo malonę, abu teisingumą, empatiją, abu dalinasi, abu atleidžia. Tada mūsų konfliktas žvejybos metu atrodytų kitaip. Mes galime suvaidinti tą konfliktą kitaip.
mums išės, pažiūrėsim. Žvėjoju. Alio? Labas, ką darai? Žvėjoju? Ką nors pagavai? Ne? Tai gal namo grįši, jeigu nieko nepagavai vis tiek? Tai supratau, kad pabudai pasilgai turbūt. Taip. Aš jau labai lyguos tavęs, bet taip žiauriai norisi ką nors pagauti. Gal aš pagrįšiu, kaip sutariau, iki 3 valandą. Fainai, gal patinka ten labai? Labai mes čia sandoriu žvėjuojam, tai žiauriai patenkintės. Nu, labai fainai, džiugu, kad turit gerą laiką, nežinau, nelietuviškai. Ir nėra konflikto, ane? Arba jeigu jis ir prasidėjo, gerai, tu pats sakai ten, tai ragelį. Gerai, kaip variantas, alio? Labas, ką darai? Tai žvėjuoju. Ką nors pagavai? Dažau. Ne. Gal namo tada grįžti, jeigu nieko vis tiek nėra? Žuvies vis tiek nėra. Palauk, ką reiškia namo, tai mes sutarėm, kad aš su Andriu žvejybą važiuoju, tai ką čia dabar namo, taip staigiai, tai vėl namo reikia važiuoti, tai kartą per metus ar kelių pagaliau išvažiuoju. Aha, aišku, tai, ką aš pasakiau, labai supykino tave. Taip, aišku, supykino, tai skambini iš pat ryto, aš tik nespėjau įmesti meškerės, tai sakai važiuok namo. Kokia čia žvejyba? Tikrai nenorėjau tave supykdinti, tiesiog norėjau paklausti, kaip sekasi. Jeigu tau ten patinka, labai fainai. Tai patinka. Tikrai nenorėjau tavęs kontroliuoti. Gerai. Tai galiu žvejoti? Jautais, kad tu nori reikia manęs paklausti, atsiklausti. Ką aš žinau, jeigu skambini, turbūt reikia. Ką tau reiškia, kad aš paskambinu? Tai kips pradės, nu gerai, palauk. Nu tu skambini, kad sukontroliuot mane, nu ką. Nespėjau išvažiuoti, jau skambini. Na, aš atsiprašau, kad taip išėjo, aš tikrai nenorėjau tavęs kontroliuoti, tiesiog norėjau pasidomėti, kaip sekasi, jeigu viskas gerai, susitiksim ir kaip ir susitarėm. Gerai, bučiuoju. Ir aš tada pirmą padėsiu ragelį. Sušokiau. Nes aš tikėjausi tokio rezultato galutinio, kaip visada tikėjausi. Gerai, tai va. Ratas yra kaip ir aiškiai suprantamas, bet ne labai lengvai padaroma. Dėl to mes dabar apie kiekvieną kalbėsim atskirai ir pradėsim nuo malonės. Dėl to, kad kaip Julija sakė, kiekvienas konfliktas, beveik visi mūsų konfliktai eina per tą pačią spiralę. Jeigu jūs paimsit 10 savo konfliktų ir tiesiog ištrauksit apie ką buvo ir pažiūrėsit, kaip jie vyko, tai ten bus šablonas ten prie vieno. Su tam tikrais paįvairinimais, pagal nuotaiką. Bet iš esmės ta spiralė eina, aš pasakiau, tu pasakei, aš pagalvojau, tu pagalvojai, aš padariau išvadą, tu padarei išvadą ir mes taip užsukam ir tada mus jau įtraukia. Ir pirmas būdas kitaip spręsti konfliktą, tai pačioj pradžioj sulaužyti tą šabloną. Pačioj pradžioj paleisti kitą kryptimį. Ir kaip Julija minėjo, vienas iš pagrindinių būdų, tai tame taške, kur atsiranda skausmas, pakeisti savo taktiką. Kitaip tariant, padaryti tam žmogui dovaną, sustabdyti tą traukinį, kuris bėga jau pagal senus bėgius. Ką Julija padarė? Ne, pas mus šitas konfliktas galėjo būti toks pat, kaip jisai būdavo visada. Bet šį kartą ne kažką pakeitė, man net šokas, buvo, aš taip net nežinau, kaip elgtis. Kaip su jie elgtis, kai jinai ten mane kontroliuoja, žinau, aš šaukiu. Jinai kontroliuoja, aš šaukiu, mes jau turim įprotį. Dabar jinai sako, atsiprašau, nedaryti vis kontroliuoti, aš taip... Ne. Jinai man padarė savotišką dovaną. Kame dovana? Jinai pakeitė būdą. Jinai parodė man savo supratimą.
net atsiprašė manęs. Jinai sustabdė tą ciklą pačioj pradžioj. Jinai neleido man, gerai prasme neleido pasileisti tą pačią vaga. Ir klausimas, kurį aš dabar jums užduosiu kaip mini tokias praktinę užduotį, tam turėsite 5 minutės. Jeigu jūs esat poroj, atsiminkit kokį nors nelabai seną ir nelabai didelį konfliktą. Didelį palikit vėlesniam namie. Ir tiesiog pabandykit atsiminti kartu, nuo ko jis prasidėjo. Nuo ko jis prasidėjo. Ir pagalvokit, kas galėjo būti kitaip iš vieno sutuoktinio pusės ar kitos pusės. Kad iš esmės jisai net nepradėtų eiti tą kryptimą. Jisai sustotų ten pat, kur jisai prasidėjo. Kitaip tariant, kokią malonę jis galėjo padovanoti vienas kitam. Nes kas yra malonė? Tai yra atsisakymas savo teisės elgtis taip, kaip kitas žmogus vertas to, mano akimis. Malonė, reiškia, aš atsisakau reaguoti į situaciją taip, kaip man atrodo, tas žmogus pelnė. Kai aš pakeliu balsą, jos akise, aš užsitarnavau jau visą tai, ką jinai turėjo su manimi toliau pasakyti, padaryti ir taip toliau. Bet jinai atsisakė tos teisės reaguoti į mane taip, kaip aš to pelniau. Ir padovanot man kitokią reakciją į mano elgesį, visai kitokią, kuri nutiesė mūsų konfliktą visai kitą kryptimą. Tai atsiminkit kažkokią tai nelabai seną ir nelabai didelį konfliktą. Atsiminkit, kur jisai prasidėjo, tą tašką. Jie visi turi savo pradžią, tokia taškelį. Ir ties to taškeliu aptarkit, kokią malonę ar jūs galėjote vienas kitam padovanoti. Ką jūs galėjote padaryti, tiek vienas, tiek kitas, kad konfliktas nebe taip pridėtų, o galbūt taip nueitų ir ten pat sustotų. Ar užduotis aiški? Galbūt neaišku, kaip daryti, bet ar aišku, ką reikia daryti? Aišku. Dabar, jeigu jūs esat vienas, tai atsiminkit savo kažkokią tai konfliktą, jeigu kito žmogaus nėra, ir padarykit tik tai iš savo pusės. Ne ką jisai galėjo padaryti, kokį jisai jau galėjo malonę suteikti, bet kokią aš malonę galėjau suteikti jam tuo momentu, kad konfliktas neišsivystytų. Aišku? Aišku, jūs turite tam 5 minutės. Per daug? Patikėkit. Ar jau pavyko nors kiek paliesti? Vėlgi, kai esi seminare ir daug žmonių, paliesti reikia tiek, kad pasijuti, kad palietė, bet ne per daug. Nes tada įsijauti. Palikit dar namų darbams. Man būtų svarbu, kad jūs bent atpažintumėt tą tašką ir kad tame taške, ir jis labai lemtingas taškas, tu gali eiti sena vaga arba iš malonės tam žmogui pasirinkti eiti kitų kelių. Neįprastų, nenumintų, kartais mes sakome, ne, mes mirštam vienas dėl kito. Tai malonė, tai dalies irgi yra mirties ženklas. Arba žingsnis, jinai turėtų mane gal pakelt balsą arba padėti ragelį, vietoj to jinai su manim šnekasi ir aš švelniau negu prieš tai. Jinai mirė tam savo norui ir pasielgė su manim kitaip negu įprasta. Nežinau, tiesiog leidžia jums pasirinkti, norit, nenorit, pasidalinti bent kokį vieną pavyzdžių, kaip galėtų atrodyti tą malonę kažkokiai situacijai. Kaip gali atrodyti tą padovanotą malonę tam tikram konflikte? Gal pavyko ką nors įvardinti? Be detalių lygių. Bet ar pavyko bent pamatyti kitaip? Gerai, čia toks labai jautrus dalykai, mes per daug. Jeigu kažkas išdrįstų, mes kaip
tikrai su pagarba išklausytume, bet jeigu netrastų, suprašau. Aš nežinau, ką jis vadina, pasidaryti gerą patirtim. Ir galbūt tai jau prašau mikrofoną. Nu, žodžiu, čia jau geras. Žodžiu, konfliktavau su žmona, įsiskyrėm ir tas konfliktas tęsiasi. Ir vis tiek ieškai tokių santykių su vaikais, visko ir nesenas buvo tėvo diena, ar ne? Nu, laukiam, kada pasveikins vaikai. Nu, niekas nesveikinis, sekmanskit, nu, galvoju, kas čia dabar. Vienas pasveikina, tu aš nebepamenu, po bažnyčios, nu, važiuoju biškai užpykęs toksai. Nu, galvoju, stipriai supykti reikia, žinai, turiu tam teisę, žinai. Ir tada Dievas kažkaip man prabilo, o, tai aš tėvas, taip, o kas man, kaip aš tapau tėvu, kažkas pagimdė vaikų, nusprendžiau, nupirksiu gėlių žmonai buvusiai, kuri manęs nepasveikino, nuvažiuosiu pasveikti vaikams, pyragą draugystės, kaip tyčia, žinai, labai mėgsta. Visą tai nupirkau ir nuvažiavau savo buvusią šeimą. Vietoj priekaišto buvusiai žmonai padovanojo gėlių, pasakiau, kad šiandien sveikinu tave su tėvo diena. Sakau, be tavęs aš nebūčiau tapęs tėvu, žinai. Ir aš sakau, tu mane padarai tėvu, žinai. Tu man pagimdėjai 4 vaikus, žinai. 5, žinai. Ir, nu, aš jai pasakiau tokių gražių žodžių, tai buvo iš tikrųjų žmogus išvestas iš tokios, nu, nesilaukia tokios išreiškės, tokio žingsnio. Manau, čia malonė gali būti. Taip, mano kaip Vaikams draugystės pyragą, nu, tu manęs nepasveikinai, vyresnysis, tau tiek ir tiek, jau krūvų priekaištų, žinai. Tai dėl to pakviečiau visi maloniai prie draugystės pyragą, susėdam ir visi maloniai pašnekėjom. Nu, ar čia malonė? Taip, mano akim, aš manau, jūs atsisakėt savo tokios teisėto tokio pykčio ir įniršio vietoj to padovanojot savo meilę jiems, savo visai kitokį elgesį. Mano atveju tai buvo tikrai kaip ir malonės pavyzdys. Ir būtų faina ateiti į seminarą, kur jums papasakotų, kaip tapti tokiu, kad visą tai vyktų natūraliai. Čia ne tas seminaras. Ne? Mes žmonės esam skirtingi, skiriamės nuo gyvūnų dėl to, kad mes galim nereaguoti, mes galim pasirinkti. Ir čia kiekvieną kartą tai bus pasirinkimas, nebus taip, kad aš tampu toks maloningas ir taip natūraliai rodau malonę. Taip nebus. Tai yra vis tiek visur yra sprendimas, kurį galima priimti bet kurioje vietoje to destruktyvaus konflikto. Galim pradžioj, nespėjot pradžioj, vidury priimkit, bet vis tiek yra sprendimas. Tas pasiaukojimas ir panašumas į Jėzų. Aš priimu sprendimą elgtis ir reaguoti kitaip, negu ta žmogus arba ta situacija dabar, kaip ir leidžia man. Aš atsisakau savęs dėl mūsų santykių. Vat man tai, kur krikščionybė ir tikėjimas labiausiai pasireiškia, tai tas taškas. Tai ta mirtis dėl savo teisės būti teisiu. Bet jeigu visą laiką atsisakai, tai dėl to toks kažkoks tai viduj kartėlis visą laiką kaupsis. Kad va, aš atsisakau, o kitas niekas neatsisako dėl manęs. Puiku, o dabar mes eisim prie teisingumo. Nes jeigu tik tai aš duodu malonę, kaip Jūris sakė, Dievas gali nuolat malonę duoti. Žmogus kartą, du, po to sako, kur mano malonė. Mes esame žmonės. Taigi, kas yra tas teisingumas? Atsimenat, mes sakėm, kad skausmas kyla iš to, jeigu kažkas elgėsi neteisingai mano atžvilgiu. O klausimas, o kas sprendžia, ar šitas elgesys buvo teisingas mano atžvilgiu ar neteisingas? Kas sprendžia? Aš. O pagal ką? Pagal ką? Pagal šventą raštą? Gerai būtų. Pagal tai, kaip aš suprantu, kas yra teisinga. Ir jeigu tavo supratimas, kas yra teisinga vienoks, o mano kitoks, tai neišvengiamai mes abudu galim jausis, kad tu elgėsi neteisingai mano atžvilgiu, o aš tavo, nors tai darom tą patį. Išvada, vienintelis būdas patirti teisingumą šeimoje,
Tai yra susitarti, kas yra teisinga, kas yra ne. Aš atsimenu, mes buvom dar, nežinau kiek metų vedė, gal net iki vestuvių, net neatsimenu, kas mums pasakė, jūs turit susitarti dėl konflikto taisyklių. Aš taip, ką? Sakau, jūs turit susitarti konflikto taisyklės turėti. Kaip tai atrodo? Paprastai. Svarbiausia, ko nedaryti konflikto metu. Ir jūs turite susitarti, kad tai yra abipusiai priimtinas elgesys. Ir kaip banaliai tai beskambėtų, mes paėmėm ir padarėm. Ir per 17 santuokos metų šitas sprendimas kažkada nutarti dėl taisyklių ir jų laikytis mums be galo padėjo. Ypač, kai mes būdavom aklavietė, kai konfliktas jau yra tiek pripildytas emocijų, įniršio, pykčio, kad tu jau nenori nieko laikytis, tik tai pasakyti tam žmogui viską, ne ką tu galvoji, bet ką tu jauti. Ir dabar aš paprašysiu Julį, kad trupučiuką papasakotų daug detaliau ir bus praktinis užduotis jum, ką reiškia sukurti tas taisyklės. Ir mes kalbėsim tik tai apie konflikto taisyklės, yra kitokių. Kas pavalo, kas kiek prižiūri vaikus, čia galima tartis pagal konfliktą, kad abiem atrodytų sąžiningai. Bet mes kalbėsim tik tai apie konflikto taisyklės iš pradžių. Ir pradėsim nuo pirmos taisyklės. Yra dalykų, dėl kurių neverta pyktis. Yra žmonių, kurie pykstasi dėl visko, nes jiems viskas yra labai svarbu. Bet yra dalykų, kur nebūtinai, visiškai nereikia kelti problemos. Tokį mes turėjom vieną kartą pavyzdį. Pas mus elektrinė šepetėlis dantų ir jis turi būti visą laiką įjungtas į rozetę, nes jis išsikrauna. Ir kažkada turėjom tik vieną rozetę. Ir aišku, kai kas nors džiovina plaukus, jį pamiršta įjungti vėl atgal šepetėlį. Ir mano vyras galėjo pykti ir man priminėti, ir aš visiškai sąžiningai. Pyko ir priminėjo. Ir aš visiškai sąžiningai sakau, tikrai blogai reikia įjungti, bet palikau. Ir tada mano vyras nusprendė, kad dėl to neverta pyktis ir nupirko trišai. Ir dabar nėra problemas. Nereikia ištraukti kiekvieną kartą, gali palikti ir gali pamiršti įjungti ant tų šepetėlių. Tai va, yra dalykų, dėl kurių neverta pyktis ir kaip visas taisyklės namuose jas reikia aptarti, dėl ko jums būtų neverta pyktis. Ir tada jūs turite skirtingų supratimų. Vienas sakys, šito tikrai verta pyktis, šito neverta pyktis. Tai tada jūs vėl pasikalbėsit, kodėl dėl to verta pyktis. Dėl to, kad man kaupėsi kartelis. Gerai, jeigu kaupėsi, reikia su to dirbti. O jeigu tiesiog man noris išsišaukti, tai gal aš rasiu kažkokį kitokį būdą. Antra taisyklė. Neleiskite susikaupti karteliui ir rasti galimybę išsakyti. Tai čia kaip ir priešinga taisyklė. Ne? Iš vienos pusės tylėk, iš kitos pusės pasikalbėk. Vėlgi, dėl to reikia susitarti. Kiekviena šeima turės savo taisyklės. Kažkas iš klasikų parašė, kad visos laimingos šeimos vienodai laimingos, o visos nelaimingos šeimos, kiekviena nelaiminga šeima atskirai nelaiminga. Tai yra netiesa. Ir tyrimai net įrodo, kad tai nėra tiesa. Visos laimingos šeimos yra skirtingos, o visos nelaimingos šeimos turi bendrų dalykų. Bendrai nelaimingus ir panašiai nelaimingus. Tai va, kiekviena laiminga šeima suras savo taisyklių, tokių, kurių tik tai jums tinka. Yra dalykų, dėl ko mes nesipyksim, o jums mums neverta, o jums bus verta pyktis. Ir yra dalykų, dėl ko jums bus neverta pyktis, o mums bus verta. Ir apie tai reikia kalbėti ir rasti būdų išsikalbėti. Ir čia toksai patarimas būtų nekaupti. Nežinau, skirtingi žmonės turbūt turi skirtingus įpročius. Aš tai esu kaupikas. Aš kaupiu. Aš nieko nepasakau. Vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, metus, 2, 3 ir 5 metais kažkokį gražią akimirką aš nusprendžiu, kad jau gana. Ir už visus 5 metus aš sakau, supraskim, kad jau nieko negali padaryti dėl to, kas buvo prieš 3 metus ir žmogus yra bejėgis, net nesąžiningai jo atžvilgiu.
Tai patarimas man ir tokiem kaip aš, kol esi supykęs patylėk, bet kai nurimai, rask galimybę nueiti ir pasakyti ramiai, pagarbiai, bet pasakyti. Žinai ką, kai aš esu žvejyboj ir arba ten su draugais ir tu man skambini, man žiauriai nemalonu. Gal susitarkim, kad jeigu esu žvejybų išėjęs ten, nebent kažkas atsitiko namie, tada aišku skambini, kad liepsiu, bet jeigu išeit savo, duok man 2 valandos be skambučio. Ir jeigu mes dar nebūsim jau susipykę dėl to, tai greičiausiai aš ramiai pasakysiu ir jinai ramiai išgirs. Konflikto metu ramiai jau nebeišeis. Tai vad patarimas, kuo mažiau kaupti, tai dabar neaiškiai po seminarų. Grįžę jūs ką turėjot per 5 metus vėl apie tai nepasakysit. Ne, jūs jau tą biškį palikit, o dabar, kai ateis nauji dalykai, tai jūs kalbėkit. Ir taip per sekančius 3 metus viską išsakysit. Tausokit. Kaip ir einam prie kitos taisyklės, pasirinkti tinkamą vietą ir laiką, kad pasikalbėti. Mes nenorim prie uošvių kalbėtis, prie vaikų kalbėtis, galbūt reikėtų susirasti ramią vietą ir pasikalbėti apie tai, gerą vietą, gerą laiką. Kaip Romanas ir sakė, grįši šiandien namo, geras laikas. Galbūt bus, o gal nebus. Gal reikia palaukti. Kai kurie psichologai netgi patiria šeimom turėti probleminę dieną. Ir vieną kartą į savaitę turėti 1 valandą ir per tą valandą kalbėtis apie problemas. O visus kitus laukti dar iki kitos savaitės. Jeigu išeis, kiekviena šeima savo turi turėti taisyklės, kas jų yra priimtas. Bet abiem, ne tik vienam. Ir čia labai svarbu susitarti, kokia vieta ir koks laikas yra blogas, nes tokių yra. Sakykime, tarp durų vyras skuba į darbą, be 5-8 ir būtent tada žmona nori su juo aptarti vakaro jo elgesį. Ir tai jis žino, kad čia jau pusvalandį kaip minimum, tai jau blogas laikas, bloga vieta. Palaukti reikia. Arba reikia vakar šnekėti, arba palaukti iki vakaro. Reikia susitarti. Esant vaikams, negalim kritikuoti vienas kitus. Suprantu, būna visai. Bet kaip taisyklė mes siekim, kad to nebūtų, nes mes juos žalojam ir apsunkinam konfliktą. Tai aptarkit, kas tikrai nėra priimtina mum dviem ir to laikytis. Dar vienas negeras laikas yra po 11 vakaro. Kodėl? Vėl logiškai negeras laikas. Vėl logiškai mūsų nuotaika krenta. Blogoj nuotaikai mes prisimenam blogus dalykus. Geroj nuotaikai mes prisimenam gerus dalykus. Tai kur parašyta Biblijoje, jeigu saulė nusileidžia, tai nereiškia, kad reikia iki kito saulėlydžio jums bandyti išspręsti. Arba anksčiau, arba yra dalykų, kuriuos galima atidėti iki ryto, kai jūs būsite tiesiog geros nuotaikos. Bet vėlgi reikia apie tai susitarti. Yra dalykų susitarti apie tai, dėl ko nėra verta pyktis, susitarti, koks laikas geras ir koks negeras, kuri vieta gera ir kuri vieta nėra gera. Susitarti. Ir su vyrais kalbėti po valgio, ne prieš. Ar valgant, tada jis tyliai burną užžiūrė. Kita taisyklė – nevengti, neignoruoti ir nebausti vienas kito tylėjimą. Yra toksai angliškas posakis silent treatment, tai reiškia bausmė tylėjimui. Tu tyli, bet ne dėl to, kad tu nori gero kitam žmogui, o dėl to, kad tu nori nubausti. Čia vėlgi jūs irgi gali susitarti. Galbūt kažkokioje šeimoje tai bus normalu, 5 minutės gali pabausti, jeigu nenori kalbėtis. Bet po to jau reikės kalbėti, arba pusvalandį gali patylėti. Bet po to jau aš negaliu iškęsti, kai su manim nekalba tiek ilgai. Nes pavyzdys gali būti, kartais vyras sako, bet aš dabar, jeigu aš pasakysiu, tu geriau patylėti. Tai jau taigi susitarti, duok man patylėti 10 minučių, mes tuoj grįšim prie šito pokalbį, bet dabar man geriau su tavimi nekalbėti. Bet reikia irgi susitarti, kad konfliktų metu aš noriu patylėti 10 minučių, aš turiu permastyti, ką tu man dabar pasakėjai, tada grįšim. Pasakyk. O jinai tada susitarė, kad jinai duos tau 10 minučių, o nebandys veržtis pro vonios duris ir vis dėlto pabaigti pokalbį tą pačią akimirką. Susitarėm, darom. Kita taisyklė
surasti abiems priimtiną kompromisą. Tai yra labai sunki taisyklė. Ir daug reikia šnekėtis, daug reikia aptarti, kas yra abiem priimtina. Ir kalbėtis tiek, kiek reikia, kol prieisit to kompromiso. Nu, čia jau kiekvienas galės rodyti malonę, kiekvienas galės prisiminti apie teisingumą, bet mes ieškom abiem priimtiną kompromisą. Mes čia labai pavojinga triušio būdui. Gerai, sutikti ir viską. Arba ežiuko, sutiksiu, bet po to spirsiu. Abiem priimtiną kompromisą. Po to galim netgi patikslinti, ar tiko, ar normaliai, ar tau viskas gerai, tave tenkina šitas sprendimas. Nu, kaip darbe. Kartais mes darbe elgiamės geriau negu namuose. Darbe, kai pokalbius vedam, tai mes bandom prieiti kompromiso. Su nepažįstamais žmonėms kažkaip lengviau negu su savais. Tai su savais tą patį pasijaus darbo posėdėje ir priimti kompromisą, kuris abiem tiktų. Kita taisyklė, labai svarbi, man labai jinai patinka. Kovoti su problema, o ne su sutuoktiniu. Vėl sakiau, kai šeimos ateina problemės, tai jie kovoja vienas su kitu. Jie nesupranta, kad jie turi bendrą priešą. Mes suprantam, kad mes turim bendrą priešą. Ta problema yra mūsų bendras priešas, bet dar daiktasis, kuris bando sužlugdyti, apgauti, jis irgi yra mūsų bendras priešas. Tai jeigu mes konflikto metu nukreipsim dėmesį, ne tu mano priešas, o mes turim bendrą priešą. Netgi tavo probleminis elgesys yra mūsų bendras priešas. Tai atskirti žmogų nuo problemos. Jis yra mano vyras, jis kažką daro, kas man nepatinka. Tai nereiškia, kad jis visas man nepatinka. Atskirti jo elgesį nuo jo asmenybės. Ir kai kovojame, mes kovom ne su vienas kitu. Kai mes kovom su vienas kitu, mes tada žiūrim agresorius. Ką mes darom, kai matom agresorių? Ginamės. Ir tada vėl įsijungia tos reakcijos apsauginės, gynybinės. Kai mes kovojam su problema, mes kas vienas kitam esam tada? Draugiai, partneriai, šalininkai, mes dviesi tada kovojam prieš kažkokį vieną. Tai kažkas, kas ramesnis, tuo metu galėtų prisiminti, žinai, kad mes dabar ne su vienas kitu kovojam, o su problema. Kaip mes ją išspręsim. Kita taisyklė, konflikto metu kalbėti apie save, o ne apie kitą žmogų. Ir yra tokia formulė, kur galite panaudoti, jeigu galite savo sugalvoti. Bet formulė kaip skamba, kai tu darai kažką tai, ir ten turi būti elgesys, o ne asmenybės bruožas. Kai tu vėlai grįžti ir man nepaskambini, arba, o ne, kai tu esi melagis, ar dar kažkas, ką mes galvojam tuo metu, arba jaučiam tuo metu. Kai tu darai kažką, tai aš jaučiuos taip. Aš jaučiuos apgauta, aš jaučiuos palikta ir taip toliau. Aš taip nenoriu jaustis, tai galbūt tu galėtum padaryti kitaip ir vėl elgesis. Labai dažnai vėl žmonės pereina į asmenybės ir pradeda, kai tu tinginiauji, kai tu toks, kai tu darai kažką, aš jaučiuos taip. Mes kažkada mokinam savo vaikus taip daryti ir du vaikai, vienas iš jų dažniausiai būna daugiau agresorius negu kitas ir sako, tai turi pasakyti, kaip tu jautiesi. Sako, aš jaučiuosi, kad man gėda dėl tavęs. Tai va ne taip. Vaikai tai padaro, tai miela, kai mes tai didelį padarom, tai nelabai miela ir nelabai skamba. Ir aš manau, šita taisyklė yra, jinai labai keista, jinai prieštarauja mūsų tokiems įpročiams. Nežinau kaip jūs, bet daug žmonių Lietuvoje, kai vyksta konfliktas arba tarp tėvų ir vaikų, ar tarp sutuoktinių, jie pradeda nuo žodžio kodėl. Kodėl tu šiandien pavėlavai? O kodėl tu man nepaskambinai, kai vėlavai? O kodėl tu nenupirkai sviesto? O kodėl? Aš galvoju, jūs iš tiesų domina priežastis? Nes kai mes tą klausimą užduodam, kuom baigėsi viskas? Kai paklausė, tai ir gavo. Nepadariau todėl. Jūsų reakcija? Ne, sako,
tu padarėjai dėl to, kad tu esi neatsakingas, nepareigingas, manęs nemyli, negerbi. Ir po to visą sąrašą mūsų pačių išvadų, kodėl tu to nepadarėjai. Ir dabar jaučiuosi apkaltintas ir visas kartojasi toliau, kaip ir konfliktas rieda toliau. Frazė, jeigu mes ją pakeisim, ne kodėl tu tai padarėjai, nes tavo pagrindinė koks motyvas. Užtikrint, kad tokios situacijos nebebūtų. Jeigu nori, kad kitas žmogus pasikeistų, jam reikia motyvo, dėl ko jis turi keistis. Nes jeigu jis taip pasielgia, reiškia, toks elgesys jam yra natūralus. Tu iš jo nori jam nebūdingo elgesio. Tu nori, kad jisai padarytų kažką, ko jis dažnai nedaro. Sakykime, aš vėluoju, man natūralu vėluoti, tai bloga, bet tai yra man būdinga. Jeigu tu nori, kad aš nevėluočiau, man reikia dėl ko aš turiu stengtis. Ir jeigu dėl ko aš turiu stengtis, tai tiesiog, kad išvengti su tavim konflikto, menkas motyvas. Dėl to, kad aš tavęs bijau, prastas motyvas. Dėl to, kad vėl nebūtų to tarpusavio sukivirčiavimo, prastas motyvas, jisai trumpalaikis. Tai reiškia, tavo puolimas manęs kaip asmenybės, kad tu kovoji ne su problema, bet su manim, manęs visiškai nemotyvuoja ir neskatina kitą kartą pasielgti kitaip. O kas mane gali paskatinti? Suvokimas, kad mano elgesys gali iššaukti tau kažkokį skausmą. Ir va šitą frazę jūs galite perdaryti kitaip, kad skambėtų natūraliau. Bet iš esmės, jeigu aš vėluoju iš darbo, aš pažadėjau grįšiu 5:06, bet grįžau apie 15:06. 15 minučių. Klausyk, kas gali būti per 15 minučių, ne? Tu iš manęs dar neišėjai per 15 minučių. Čia vyro mąstymas, ne, pasiteisinimas. Ir jeigu jinai mane puls, aš būtinai įrodysiu, kad šitas jos noras yra kvailas. Jinai ką pasikabinėtų prie manęs. Bet jeigu jinai pasakys, žinai ką, kai mes susitarėm dėl tam tikro laiko, nesvarbu, tai yra 5:06, ar 15:06, ar 6, ar 7, bet kai mes susitarėm ir tu ateini vėliau ir manęs neinformuoja, aš jaučiuosi nesaugiai. Ir aš nenoriu jausis nesaugiai su savo mylimu vyru. Ar galim susitarti biškį kitaip? Jeigu tu matai, kad tu negali ateiti laiku dėl tam tikrų priežasčių, visko būna, būk geras, paskambink man. Tai man leis jaustis pagerbta ir kad tu tau rūpi tavo duotas man pažadas. Man būtų daug sunkiau supykti. Nes dabar nesakyti, kad aš esu blogietis, ir nesako, kad jai šitą situaciją sukelia neigiamą pojūtį. Ir ne aš blogas, o elgesys, pažadėjau, nepadariau, sukelia tai. Kame skirtumas? Save pakeis labai sunku. Elgesį pakeis gali. Aš galiu paskambinti? Galiu. Aš galiu pasitengti anksčiau tai? Galiu. Bet ar aš dėl to pasikeičiau kaip asmuo? Ne. Aš pakeičiau elgesį. Dėl savęs? Ne, man to nereikia. Man netrūkdo vėluoti pusvalandį. Jokių problemų. Bet dėl jos. Ne todėl, kad jinai manęs apkaltino, o todėl, kad jai skaudu. Mato skirtumą. Vyrui, ypač vyrui, reikia motyvo, kodėl aš turiu keistis. Ir puolimas manęs, kodėl tu to nepadarėjai, man niekaip manęs nemotyvuoja. Bet suvokimas, ką mano elgesys tau reiškia, gali mane sumotyvuoti pasikeisti. Aišku, mes darom prielaidą, kad mums rūpi, kaip jaučiasi kitas žmogus. Kad mums rūpi, ką jam reiškia tai, ką aš darau. Na? Jeigu nerūpi, tai tada čia sustojom ir viskas. Ir nereikia tada ateiti seminarą. Mums rūpi, mes norime padaryti kitam žmogui gerą. Kita taisyklė. Nepamiršti mylėti ir pykčio metu. Ir ten yra daug kelių, daug būdų nepamiršti mylėti ir pykčio metu. Vėlgi, visi tie dalykai, apie kuriuos mes kalbam, nėra natūralūs. Natūraliai jie neateina. Nebent jūs nuo pat vaikystės buvo auginamas taip. Ir tada bet dauguma iš mūsų tai yra sprendimas. Aha, susitaram, taip darom. Aš noriu dabar taip padaryti, bet aš padarysiu kitaip, nes mes susitaram. Man reikia prisiminti, kad reikia nepamiršti mylėti ir pykčio metu. Kai aš pykstu, aš jaučiuosi blogai, aš nežinau, kas yra meilė.
Aš žinau, kas yra piktis. Ne? Tai tada aš tam savo primenu. Vienas iš būdų nepamiršti mylėti yra atsisakyti įžeidimų ir skaudinimų. Iš anksto pasitarti, kas mane žeidžia, kokie tavo žodžiai, kokių žodžių geriau iš vis nenaudoti, kai kalbės su manim. Pavyzdžiui, palyginti žmoną su jos mama. Negali. Iš vis žmonos su konos lyginti negali. Nebent su Anglijos karalienė gerai prasme. Arba palyginti vyrą su kaimynu. Arba su Tomu Cruise. Arba su gyvūnu naminiu. Ir vėlgi, kiekvienas turės savo pačių žodžių, kurie žaidžia. Pavyzdžiui, mes kalbėjom su viena pora ir jinai sako, kai aš noriu jį padrasinti, aš jam pasakau, jeigu tu pasistengsi, tau tikrai išeis. Ir jis supyksta. Klausia, o kodėl jis supyksta? Jis sako, man tai reiškia, kad aš tinginys. Ir mes galim juoktis, ir mes galim sakyti, tu kvailas, aš to visai neturiu omeny. Bet čia jau būtų nepagarba. Arba mes galim priimti. Taip yra, jis taip girdi tos žodžius, reikia pasakyti kitokius. Ir jis man irgi gal pasakys kitokius žodžius, kuriuo aš galiu išgirsti visiškai neteisingai, bet taip yra. Iš mūsų praeities mes atnešam. Kodėl jam atrodo, kad tai reiškia, kad tu tinginys? Mes nežinom, kodėl jam tai atrodo. Mes kiekvienas turim savo tokių neracionalių visiškai supratimų, tų filtrų, kaip jau kalbėjau. Ir jeigu jūs jau žinot, kad tai, kai jūs pasakysit, tą filtrą įjungs, tai tada jau konstruktyvus konfliktas nevyks, jeigu jūs tik tai įjungsit tą filtrą. Pasikalbėti apie tai, kas žaidžia, mes jau kalbėjom, kad reikia susitarti, reikia žinoti vienas kitą, nepažinoti, daugiau kalbėtis. Ir kodėl tai žaidžia. Stengtis pamatyti situaciją sutuoktinio akimis. Kaip jis mato dabar, kaip jam atrodo. Žinant tai, iš kur ateina jos skausmas. Tai mes vėliau kalbėsime apie empatiją, ten labai svarbu bus, nes turim suprasti, iš kur ateina jos skausmas. Ir žinant tai, aš bandau atsistoti į jo vietą. Aš bandau pamatyti, kaip jam skamba tie mano žodžiai. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad mano vyru reikia būtinai akių kontaktų, kai aš su juo kalbu. Man nereikia, jūs galite kalbėti, aš atsisukti, jūs galite man toliau kalbėti ir aš girdėsiu. Ir aš dalyvausiu, aš galiu plauti virtuvę ir tuo metu kalbėtis. Bet mano vyru reikalingas akių kontaktas. Tai aš tada, nors ir kiek norėčiau, galiu paimti kompiuterinį žaidimą ir žaisti ir, aš ten kalbu, ir viską girdėti, bet aš žinau, ką jam reiškia tai, ką aš darau. Jam reiškia, kad jis man visiškai nerūpi. Aš žinau jo filtrą. Ir čia gal kreipiuosi į vyrus, bet gal ir moterim. Vyrai, mes negalim suprasti moterų minčių. Susitaikyti su tuo. Čia moterim reikia susitaikyti. Bet, ką reiškia būti tikinčiu žmogum konflikte? Būna situacijų, kai tu galvoji, viešpatė, pabandai atsistoti į jos poziciją ir pamatyti konfliktą jos akimis. Ir nematai. Nėra dėl ko. Nėra. Ir taip pasistoja. Ir pavojus, jeigu tu nematai jos akimis to konfliktą, tu gali padaryti išvadą, kad jinai kelia konfliktą lygio vietoj. Bet pasakau, negali žmogus kelti konfliktą lygio vietoj. Jei tai kažką reiškia, jinai kažką tame išvelgia, ko aš nematau, man viskas gerai. Nieko nėra. Aš atsimenu vieną kartą, irgi kaip ir visi žmonės turėjom tam tikrą situaciją ir nuėjome į klavietę. Aš nesuprantu net, ko jinai iš manęs nori. Man jausmas, kad aš jau viską padariau, ką galėjau ir vis vien kažko nepadarau. Ir aš kokį pusdienį meldžiausi, viešpatį, padėk man ją suvokti. Ir sakiau, viešpatį, tu ją sukūrei. Tu ir aiškinkis dabar. Jeigu tu ją sukūrei, kokia jinai yra tobula tavo akyse, tu leisk man netobulam ją suprasti. Nes aš jos nesuprantu. Nuoširdžiai noriu. Neina. Ir kur yra ant
antgamtinis šventosios dvasios veikimas. Aš atsimenu, kaip tik važiuodavau vaiką pasiimti iš gimnastikos, sėdžiu automobilį, medžiosiu viešpatį, padėk. Aš negaliu dabar grįžti atgal namo, aš žinau, kad reikia tęsti tas pokalbis, mes juos laikinai sustabdėm. Net neatsimenu, dėl ko tai buvo. Bet aš turiu grįžęs suprasti, jeigu aš juos nesuprasiu, žinau, kuo baigsis, mes vėl nueisim tą klavietę. Ir aš atsimenu, meldžiuosi. Ir žinot, kaip būna per filmus. Tarsi kadrai keičiasi ir tu matai visai kitą paveikslą. Nei iš to, nei iš sio. Ir aš pamačiau save jos akimis. Išsigandau. Ir aš pajutau jų skausmą. Aš pajutau, dėl ko jai taip skaudu. Ir man pasidarė taip lengva ją suprasti. Ir tai buvo visiškai antgamtinis. Aš savo vyriško protu niekaip kito nedaryčiau. Be šansų. Ir aš noriu jūs paraginti, kur mes sakom, kur malda. Malda daug kur reikalinga, bet daugelį atvejų mums kaip vyrams, turbūt ir moterim, viešpatį, tu jį sukūrei tobulą savo akise. Leisk man jį perprasti, suprasti, kodėl, kaip jis, ne kodėl jis taip mato, kaip jis mato, kaip jinai mato. Nes kai aš suprasiu, man bus daug lengviau su žmogum rasti bendrą kalbą. Ir man tai buvo toksai padrasinimas iš Dievo, kad aš su Dievu galiu eiti ne tik per atleidimą, kai nesuprantu, bet reikia atleisti. Bet aš galiu kartu su juo ir suprasti, ko galbūt iki šiol daug metų negalėjau nei perprasti, nei suvokti. Taigi nebijokim prašyti šventosios dvasios apreiškimo, perprasti savo mylimą žmogų, nes dažnai tai būna taip sunku, mes esame tokie skirtingi. Tuo metu, kai mes pykstamės, mums labai sunku yra galvoti apie kažką tai gerą. Mes blogoj nuotaikai, mes prisimenam blogus dalykus. Taip veikia mūsų atmintis. Tai tada reikia pastangų tam, kad prisiminti kažką gerą apie šitą žmogų. Prisiminti kažką gerą apie jūsų gyvenimą kartu. Ir būtinai tai pasakyti. Kodėl būtina pasakyti? Netgi prieš sakydama, kas man nepatinka, būtinai pasakyti, kas yra gerai. Nes visiems nepatinka, kai mus kritikuoja. Niekam nepatinka, kai mus kritikuoja. Tai prieš pasakant kritiką yra netgi tokia taisyklė pasakyti kažko gero. Kad žmogus kitas, kuris tuo metu irgi blogoj nuotaikoj, neprisigalvotų savo, kad jis pats blogiausias, arba kas tu sakai, kad jis pats blogiausias. Tiesiog tu esi geras, bet va čia padarai taip, kaip man nepatinka. Man, kai mes vyksta konfliktai, kaip galvoju, viskas atrodo, Jūlė tokia spalvota, o kai pykstam, tai man jausmas, kad kažkas paima juodą flomasterį, jie visi taip uždažo. Tas pats žmogus tik juodas visas. Ir taip sunku būti geru su juodu žmogum. Ir aš bandau vėl jas spalvinti. Kuria prasme? Aš bandau atsiminti, dėl ko mes susitokėm. Kaip aš ją mačiau iki konflikto. Ką jinai gerą man yra padarius per metus. Būna taip sunku atsiminti, nes protas visas nukreiptas į problemą. Vaiko ir jautiesi teisus, o kad jinai neteisi, tai jinai stipriai užjuodina. Ir va tas bandymas sustoti ir tiesiog atsiminti. Taigi aš įsimylėjau tą žmogų ne dėl to, kas dabar vyksta. Dėl kitų dalykų. Jie niekur neišnyko. Jie dabar tiesiog užjuodinti. Gal reikia nutrinti, pamatyti, kad už tos situacijos stovi tavo mylimas žmogus. Tada atsiranda tas noras, vėl energija, vėl per tai eiti ir spręsti ir kalbėtis. Taigi nepamirškim, patrinti juodą spalvą ir vėl nuspalvinti tą mūsų mylimą žmogų. Majakovskis yra toks eilėraštis, aš rusiškai pasakysiu, gal išversim lietuvių. Жену свою не ругаю и никогда не брошу. Это со мной она стала плохая, а брал я ее хорошей. Visi suprato, reikia išvesti. Tas pats ir su vyru, kad kažkada aš įsimylėjau, kad aš ištekėjau ne už šitą juodo žmogaus, kurį aš dabar matau blogoj nuotaikoj, o už gerą vyrų. Kažkas jame buvo, kažkada gerą. Ir dabar yra tik tai aš nematau. Yra toksai pasakymas. Viskas yra ne taip, kaip atrodo. Tuo metu, kai mums bloga, atrodo viskas blogai. Mes visi trupučiuką haliucinuojam. Visi turim tokią problemą. Matom blogoj nuotaikoj blogus dalykus. Kita taisyklė. Spręsti problemas
po vieną. Nešokinėti vieno klausimo prie kito. Labai vėl blogų nuotaikų mes prisiminam blogus dalykus ir kai aš jau gavau būdą laisvą minutę pasakyti jam kažką apie tai, kai jis padarė, aš tada prisiminsiu ir prieš mėnesį, ir prieš 2, ir prieš 5 metus. Tegu būna, nes viskas susiję. Ne, mums noris, kai žmonė galvoja, viskas susiję. Visiškai nebūtina susijęti viską. Visiškai nebūtina piešti pilno paveikslą. Davai nusprendžiam šitą reikalą, šitą klausimą išspręsim, o po to prieisim prie to, ką aš padariau prieš metus. O po to prieisim prie to, ką aš padariau prieš 10 metų. Netgi jeigu tie dalykai yra vienodi, po vieną problemą. Gal gali duoti pavyzdį, kaip tai skamba, kokia situacija? Sužaidimą. Nu, žinok, tu visą laiką meti ragelę ir vakar tu man nepadėjai su vaikais ir iš visų su vaikais labai mažai laiko leidi ir vyresnysis mūsų jau nebenori su tavim kalbėti ir taip toliau. Čia netiesa. Ir tu blogai elgiai su mano mama. Jo, mama būtinai reikia. Vyrai, ar įmanoma tokia problema spręsti? Gali tik tai kaip strutis, ne? Tai po vieną. Ir kas iš jūsų labiau mąsto tuo metu, gali pasakyti. Gali pasakyti, žinai, davai po vieną, aš va šito, tu tiek daug dabar pasakei, aš labai norėčiau išspręsti visas, bet gal po vieną, kad mes išspręstume po vieną. Beje, tai yra auksinė taisyklė. Kažkas turi pasakyti, žiūrėk, kaip sako, kad reikia kaltas, bet reikia po vieną. Sustoti ties kuria problema, ties ta, kur yra dabar. Grįžo vaikas su šlapiam kojom, jau valandą, jis kažkaip valandą buvo brydės, tėvelis ant telefono sėdi, tampa tą vaiką, tas šlapias eina, grįžtas, nargliai bėga, mama pamatė, ajajai. Problema. Bus konfliktas? Gali būti. Jinai jam sako, kodėl vaikas eina, tu šneki, šlapias, vėl tu nesirūpini vaikų. Jisai tuo metu turi sakyti, žiūrėk, aš atsiprašau, bet, spręskim vaiko klausimą. Taip, blogai, bet pasilikim prie šitos problemos. Labai svarbu sustoti ties vienos problemos. Pabandykit iš sriubos išgaudyti žirnelius arba kopūstus. Ne. Labai sunku, jeigu tam daug visko primesta. Tai reikia iš pradžių išvirti kopūstus, po to žirnelius, tada atskirai viską valgyti. Kaip konfliktai ir tokio principo reikia lankytis. Suversi viską į vieną, bus košė be šansų. Bet košė yra daug lengviau padaryti, nes vienas iš kito kabinasi dalykai, jie kabinasi ir iškart, ir tu tokį, sakau, nupiši tokį pilną paveikslą. To, koks tavo vyras siaubingas. Iš tikrųjų taip nėra, o tas yra vėlgi mylėti to pykčio metu yra, jis nėra toks, kaip man barbarais atrodo. Gal po vieną. Dar keletas taisyklių, konstruktyviai reiškia pykti. Pyktis yra, nuo jo mes niekur nepabėgsim. Slėpti jį yra neteisinga, nes nepadės. Jeigu jūs kada nors bandėt paskandinti kamuolį vandenį, jūs bandot nuo jo atsisėstis, iš čia iššokom, neįmanoma. Nuo pykčio pabėgti neįmanoma. Su juo galima tik tai susidoroti. Bet tam, kad su juo susidoroti, reikia apie jį kalbėti. Neįmanoma jį paslėpti ir tada jis praeis. Labai retai tai būna. Dėl tų dalykų, dėl kurių neverta pyktis, tada ten koinės ant grindų, plaukai, kriaukliai, dėl to gal tas pyktis ir praeis. Bet yra didesnių dalykų, kur jau skausmą liečia, kur mūsų esmę liečia. Jau ten nepraeis ir apie jį reikia kalbėti. Bet yra taisyklių, kaip apie jį kalbėti. Tik tai porą žodžių žmonėm, kurie nepyksta. Būna, galbūt apie moteris nekalbėsiu, daugiau apie vyrus, klausiu vyrą, ar tu pyksti ant žmonos? Ne. Vyrai, kurie nepyksta ant žmonų, jūs turite potencialą dviem dalykams. Fiziniam smurtui ir psichologiniam smurtui. Nes tu pyksti, tu tik savo meluoji ir jai. Jeigu tu pyksti ir savo neprisipažįsti, tu neišvengiamai kažkur tą pyktį išlieji kitur. Tada atsiranda arba sprogimas, lėkščių daužymas, sienų daužymas, durų daužymas, veidų daužymas, vaikų daužymas, arba tai atsiranda emocinis smurtas.
sarkazmas, kritika, bet tokia labai subtili, iki tokio subtilumo, kad kaulus laužo geriau negu smūgis. Tai va supraskim, kiekvienas žmogus, Dievas pyksta. Dievas pyksta. Problema ne pyktyje, problema ką tu su juo darai. Dievas nesmerkia pykčio, jis smerkia būdą, kaip mes su tuo elgiamės. Tai va šiuo atveju pyktis yra normalu, klausimas, kaip jį daro. Tai tam, kad teisingai reikšti pyktį, sveikai reikšti pyktį, reikia vengti eskalacijos. Tai buvo vienas iš tų klausimų, kaip susivaldyti, kaip nukreipti pykčio energiją, kaip vengti eskalacijos. Kai vienas jau, kaip tos spiralės, kai vienas kabinasi, aš piktesnė. Pyktis yra ne tik psichologinis dalykas, tai yra dar fiziologinis dalykas. Kiekviena mūsų emocija veikia mūsų kūną. Ir jeigu mes kažką pakeisim arba savo jausmuose, arba savo kūne, mes pakeisim emociją. Dėl to patarė, kai tu supyksti, ką suskaičiuoti iki 10. Ne, kažkam reikės iki milijono suskaičiuoti, bet kažkaip giliai pakvėpuoti, nes tu nuramini kūną, kai tavo kūnas ramiau reaguoja, tik pyktis mažiau. Pabėgioti, prasivedinti. Miške išsišaukti. Išsišaukti vienas ant kito nepadės, nes pyktis nuo to neišeina. Pyktis išeina, jeigu tu jį išlėjai, jis išeina tik tai, jeigu tu po to nesijauti kaltas arba dar piktesnis. Tai gali būti tik tai, jeigu tu miške tai padarai su medžiu arba su kažkokiu bokso dalyku. Su kriaušu. Tai va, vengti eskalacijos, kiekvienas turi žinoti savo būdą, kaip vengti eskalacijos, kaip vengti streso, kaip nuraminti savo stresą, nes mes strese negalvojam, mes reaguojam, kai mes stresuosim. Dėl to visi sportai ir poilsis labai padeda. Vengti apibendrinimų visada, nuolat ir panašiai. Niekada, tu visada, tu niekada, tu toks kiekvieną dieną. Čia jau galėčiau vieną mėgstamiausių mano dalykų. Mielos moteris, jūs turite žinoti apie vyrus. Mes esam primityvus. Gerąją to žodžio prasme. Mes viską suprantam raidiškai. Sakykime, grįžta žmona namo. Pradaro, kad pasižiūri po kriauklę, ten pilna šiukšlynė. Ką sako moteris? Sako, pilna šiukšlynė. Ką girdi vyras? Nusigirdi pilna šiukšlynė. Ką turi omeny moteris? Paimk ir išnešk. Patikėkit, vyras to negirdi. Žinot kodėl? Jisai išgirdo pilna šiukšlynė, jisai jo apie tai žinojo. Jis nieko naujo nepasakė. Tik patvirtinat jo įtarimą. Galbūt jisai pagalvos, jo blogai prispaudžia. Jeigu jūs norite, kad vyras išmestų šiukšlės, reikia pasakyti, brangusis, išmek šiukšlės. Jūs gerai, šis. Dabar kalbant apie niekada visada. Nežinau, kaip jau vyrai. Mane ypatingai paliečia frazė tu niekada arba tu visada. Nes aš labai analizuoju, kodėl mane taip sukelia tokį pyktį, aš supratau. Aš manau, tai neteisinga mano atžvilgiu. Jeigu iš 100 kartų aš bent kartą padariau gerai, tu neturi moralinės teisės man pasakyti visada. Ir jeigu tu sakai visada, tai reiškia, tu esi neteisi. Ir tu mane žeidi. Kaip vyra. Ir privalai atsiprašyti. Ir man trūko keliolika metų, kol aš supratau, kad mes kalbam skirtingom kalbom. Ir aš dabar visiems kitiems vyrams verčiu. Dabar, kai tavo žmona sako tau, tu niekada kažko nedarai. Verčiu, brangusis, aš jaučiuosi labai neužtikrinta, kad kartais, labai retai, tu šito nepadarai, bet mane tai žiauriai erzina. Kai aš vyras tai išsisukau, taip ir galėjau pasakyti. Moteriai žodis visada
tai yra jos jausmo išraiška. Vyrui visada faktas. Arba visada, arba ne visada. Tu jau apsispręsk. Tai va, mielos moterys, jeigu jūs nenorit vyrų tokios keistos reakcijos, visiškai jums nepaaiškinamos, tai jūs venkit naudoti žodį visada, geriau pasakyti kartais. Vyras beveik visada sutiks. Arba labai dažnai. Jau yra pavojinga riba. Taip dažnai, kad man nori sakyti visada. Moteris sako, niekada, visada, tai tokie absoliutizmai, tai yra jos emocijos reiškinys. Jokių būdų tai nėra faktas. Tiesiog verskit, jinai dabar labai nusiminusi. Jinai taip sako, jinai tai nėra faktinė informacija, tai yra tiesiog labai nusiminusi, jie reikia nuraminti. Ir tada mes galim funkcionuoti. Taigi vyrai, mes mokomės versti, o jūs, mielas moteris, stenkitės būti faktiškai teisingi. Nes vyrams labai to reikia. Venkite manipuliacijų. Pavyzdžiui, apie tai vėlgi jis gali susitarti iš anksto. Kas man skamba kaip manipuliacija? Nes mes vėlgi skirtingai suprantam tos žodžius. Viena tokia žymesnių manipuliacijų yra, koks tu vyras, jei negali. Arba koks tu tetis, jei negali. Arba kokia tu moterį, kokia tu mama, jei negali. Tai yra netiesa. Tie dalykai nėra susiję, jeigu taip logiškai pagalvoti, jis vyras daro, jis tai nedaro. Aš esu mama dėl to, kad aš turiu vaikų, dėl to, ką aš su jais darau. Tai va logiškai nesueina. Tai va, tokių dalykų reikia vengti, kažkaip kitaip pasakyti, kad tu labai pyksti, kad tai nedėra taip, negera taip daryti. Vėlgi manipuliacijų mes išmokstam vaikystėje. Prieina dukrytė prie tėvelės, sako, tėvelė, tu manęs myli mane? Taip, myliu, nupirk šokoladą. Ir tėvelė galvoja, kažkas nesueina. Nes jeigu dabar nupirksiu, būsiu mylintis tėvas, bet čia yra blogai šokoladas mažam vaikui. Bet jeigu nenupirksiu, tai nemyliu, betgi myliu. Ir jau vyras draskosi, ne? O vaikas galbūt ir gavo tą šokoladą, kažkas su atsiminė ir eina per gyvenimą. Supraskim vieną, manipuliacija visada griauna santykį. Visada, be išimčių. Balta manipuliacija, juoda manipuliacija griauna santykį, griauna pasitikėjimą ir veda į atskyrimą. Visada nebūna baltos manipuliacijos. Jeigu trumpalaikiai galbūt kažkas ir suveiks, bet jūsų santykiams tai pakenks žiauriai. Ir vėliau jūs turėsite dar su to dirbti, su tą problemą, kur sukūrė manipuliaciją. Ir galbūt to pačiu jis padarys, ką tu jo paprašai. Bet vėliau bus problemas. Arba jį padarys, tai ką pasakyti, nes jinai nori būti gera mama, bet po to bus problemas. Kita taisyklė labai irgi man patinka kalbėti tyliau. Kodėl kalbėti tyliau? Vėlgi biologinė priežastis. Kai mes tyliau kalbam, mūsų kūnas nusiramina. Ir tada bent jau to adrenalino jūsų jumise nėra. Kai mes per daug adrenalino turim, jis išjungia mąstymą. Tikrai išjungia mūsų gebėjimą mąstyti logiškai, kai turim per daug adrenalino. Tai vadinasi, paskaičiavimai iki 10, pabėgiojimai ir kalbėjimas. Tyliau, kai tyliau kalbėti, turi giliau kvėpuoti. Tai va, kalbėti tyliau. Dar yra toks būdas, gali paimti muilo burbulų ir pūsti. Kalbėti, pūsti, konfliktas bus malonesnis. Tik neįveikia. Konfliktas bus malonesnis, kodėl nes jis geriau kvėpuosi, tai jūs nusiraminys. Ir burbulai suteikia pozityvias emocijas. Trumpam atsiskirti tam, kad nurimtumėte. Čia toksai, kaip angliškai vadinasi, time out. Aš noriu pertraukos. Man reikia išeiti trumpam. Ne visą laiką mes galim konstruktyviai spręsti tuo pačiu metu. Ypač, kai žinom, kad jau dabar adrenalino lygis va čia ir aš žinau, kad mano mąstymas to išsijungs. Ir mes žinom, kai tai vyksta, ypač jeigu keletą kartų jau taip įvyko, mes jau žinom, kada tas išmuš tą jungiklį, saugiklį. Tai tada susitarėm iš
anksto. Žinai, kad būna momentų, kai aš suprantu, kad ką tu dabar nepasakytum, bus tau blogai. Tu gali atsiprašinėti, tu gali daryti, ką nori. Aš esu tiek užvesta, kad aš turiu išeiti. Arba aš ką nors sužalosiu. Gerai. Ir tada mes žinom, kad tai susitaram. Gerai, tada kiek laiko tau reikia nusiraminti? 10 minučių. Gerai. Tada mes parodom kažkokį ženklą, nes tuo metu jau kalbėti neina, jeigu jau taip kitas adrenalinas. Parodom kažkokį ženklą ir pabėgam. Ir tą laiką naudojam tam, kad nusiraminti. Ne tam, kad sugalvoju, ką aš jam pasakysiu, o tam, kad nusiraminti. O tada mes ir stečiuojam, bėgiojam, išgeriam vandenuko, atsigulom, nežinau, ką nors, kas jūs nuramina. Ir tada, kai susitarėm po 10 minučių, po 15, po pusvalandžio, mes grįžtam ir tęsim pokalbį. Kai mes grįžtam, mes turėtume paklausti, ar pasiruošusis tęsti tą konfliktą, ar gal to reikia dar 10 minučių. Tai va, matot, nieko sunkaus. Taigi, tam, kad mūsų konfliktai, mūsų šeimose eitų kita vaga, konfliktai bus. Kol mes esam gyvi, kol esam tokie, kokie esam, bus konfliktai. Bet tame problema. Problema, kaip mes juos sprendžiam. Tai pirma, pačioj pradžioj, ten, kur gimsta tas skausmas, mes atsisakydami savo teisės reaguoti į situaciją, kaip norisi, parodom malonę ir nukreipia konfliktą kitur. Tai jau pakalbėjom. Antras, reikia teisingumo mūsų konflikte, o tai matoma tik tai susitarus, kad mes net ir pyksimės turėdami tam tikras taisyklės. Ir jų laikysimės, kiek turim išgalių. Tai dabar jum praktinė 5 minučių užduotis. Porose arba individualiai, jeigu neturi sutuoktinio. Susitarkit dėl nesudėtingų 3 taisyklių, kurių laikysitės jūsų konfliktų metu. Ir jūsų manimu šitos taisyklės tikrai turėtų jums padėti, kad jūs neišneštumėte iš to, kad neišmestumėte, kad leistų jums išlikti konstruktyviems. Taisyklės dažnai nukreiptus tai, ko sutarėm nedaryti arba ką sutarėm daryti. Bet dažnai ko nedarysim, kas labiausiai žaloja arba eskaluoja konfliktą tarimus metu. Taigi 5 minutės, 3 taisyklės jūsų konflikto situacijų. Net vieną pavyko, o 3. Aš kaip tik laukiu šitą momentą, ištraukiu visą sąrašą iš kišenės, ar ne? Paduodu žmonės žmogui. Mūsų jų patarimas. Čia yra gera pradžia, bet tikrai neapsiribokim tik tai 3 taisyklėm. Aišku, nereikia padaryti 10 dievų įsakymų, nors tai nėra blogai idėja. Bet laikui bėgant tartis dėl tam tikrų taisyklių, kas mums padeda konflikto metu ir kas mums trukdo susitarti. Ir apsitarti, kad tai taptų kaip ir mūsų taisyklė. Aš atsimenu, kažkada mes savo šeimoje, man tai buvo be galo svarbu, aš sakiau, nesvarbu, kaip pykstam, neminėkim žodžio skyrybų. O tiesiog ne. Nes mane tai ypatingai paliesdavo ir galiu labai supykti. Buvo tokios taisyklės, mes tai priėmėm, aišku, nesvarbu, kaip pykstam, mes šito žodžio net neminėm ir apie tai nekalbam. Nesvarbu, kokią aklavietę, atsistojam, atsirėmėm, sugrįšim po dienos, po 2, bet mes eisim į priekį. Negali būti pokalbio, kad mes galim pasiduoti. Tai tų taisyklių gali būti įvairiausių, nuo didelių iki mažų. Ar galbūt galit bent vieną kitą taisyklę pavardinti, kas jums pasirodė svarbu turėti. Tiesiog čia gana saugu, nes tai nėra kažko tokio labai jautraus, tikiuosi. Bet bus užrašyta video tai. Kokią vieną taisyklę, pasidalinkit bent vieną. Pasakyčiau, kad neduoti kelio emocijoms pirmiausia. O ką tai reiškia, nu tik emocijos yra svarbios? Kokiom emocijom? Neigiamas padažytas. O kur jas dėt? Tai tada blaiviai mąstytis, o ne emocionaliai. Jeigu vienas emocionalus, kitas pasigavus, didelis pyktis. Daugelis sprendimas gavus.
kažką su emocijom reikėtų daryti, nes jeigu mes neduodam kelią pykčiui, jisai vis vien, kaip sakau, vanduo skilti ras, ne? Taip ir pyktis skylė ras, klausimus, kurioje vietoje. Tai vat galbūt pakalbėti daugiau, kur mes nukreipiam tas emocijas, ne? Arba iki kiek mes keliam tą balsą, iš kurio jau būtų per, kaip negalim. Gerai, bet kažką su emocijom. Gerai, kokios dar taisyklės jums atrodo gali padėti? Iš pradžių aprimt, nusiraminti, po to prieiti prie klausimų. Nes jeigu tu žinai, kad aš labai, kaip žmonės daiktukai, ne, užsidegiau, tai dabar geriau nespręsti nieko, leis man biškį padėti, nusiraminti, tada galim kalbėti. Puiku, puiku. Nu, dar tai vieną tokį pavyzdėlį. Ne visi iš karto, po vieną. Kaip? Gali būti taisyklė, klausyk, jeigu jaučiam, kad jau kažkas išeina iš po kontrolės, ne, sustok ir pasimelskime. Gera taisyklė, kodėl ne? Nu, taigi, jeigu mes esam tikinti žmonės ir sutarėm, jeigu vienas kviečia maldai, kitas sutinka. Bent pasimelsti. Tu gal tu su juo šnekėti nebenori, bet melstis privalai. Nes malduoji tu šnekėti ne su juo. Su Dievu. Tačiau galbūt reikės taisyklės, kokia malda netinka. Viešpatie, tu pagaliau jam parodė. Čia jau gali būti, mes manipuliuojam Dievu. Jeigu mes jau meldžiamės, tai meldžiamės Dievui. Jisai su troškimu, kad jisai mums padėtų. Bet tikrai yra taisyklė. Ačiū. Matom, kad čia nieko tokio sunkaus nėra, bet jos labai labai mums padeda. Taigi toliau, jeigu yra malonė, jeigu mes nusprendžiam ir sutinkam pakeisti konflikto vagą, kelią, atsisakyti savo teisės pateisinti reakciją ir kitaip sureaguoti pačioj pradžioj. Jeigu mes sutarėm dėl taisyklių ir įsipareigojam laikytis jų, kitaip nebus teisingumo. Jeigu aš laikausi, tu nesilaikai, nėra teisingumo, vėl bus skausmas, vėl bus pyktis. Mes sutarėm, mes laikomės. Ir trečias tas burbuliukas – empatija. Kas tai ir ką su to daryti? Empatija yra supratimas, ne? Mes jau kalbėjome, tas atsistoti į sutuoktinio vietą, pažiūrėti pasaulį per jo akis ir yra ta empatija. Ir iš kur jinai mums padės, kai mes suprasim kito žmogaus skausmą šaltinį, iš kur ateina jo skausmas. Ką jam tai reiškia? Labai geras klausimas vienas kitam užduoti konflikto metu. Ką tau tai reiškia? Vat aš dabar padariau, matau, tu supykai. Ką tau reiškia tai, ką aš pasakiau? Aš galiu po to pasakyti, ką aš iš tikrųjų turiu omeny, bet ką tau reiškia tie mano žodžiai? Ir mes šitą klausimą išmokom užduoti vienas kitą visai neseniai. Ir labai jisai mums daug turėjo tokius proveržius savo konfliktuose, nes kažką padarai, be jokio noro įžeist, matai, kaip aš sakau, neadekvačią reakciją. Ir be šito klausimo klausyk, ką tau reiškia mano žodis, mano frazė, mano elgesys. Nes problema ne tame elgesį ir frazėje, o ką jinai reiškia. Taigi žmogus supyko arba įniršo dėl to skausmo, kurį patyrė iš tos frazės. Ir jeigu aš neišgirsiu atsakymo, aš gyvenime nespėsiu. Ypač kreipiuosi moteris. Jūsų svajonė, kad vyrai atspėtų, apie ką jūs galvojate. Aš noriu jūs norėti. To niekada nebus. Mes nesam sukurti atspėti, ką jūs galvojate, ko jūs trokštate. Jie mums reikia viską pasakyti. Ir reikia mums jūsų malonės šiuo atveju. Bet tikrai nebijokim užduotos klausimus. Jo, ta malonė galėtų būti iš mūsų pusės, ne pasakyti, ką man reiškia, ką jis dabar, tai, ką jis dabar pasakė. Pasakyti, ką aš galvoju. Bet to, kad laukti, kol jis pats supras, mes galim pasakyti. Ir jo, tie žodžiai, aišku, galima paklausti, kodėl taip supykai? Kaip ir klausi to paties, bet neveikia. Nes prasidės tada, aš net supykau. Ar dar toliau konfliktas eskaluosis. Kodėl šis klausimas, kodėl netinka konflikto metu, nes jis nieko nesprendžia, jis tik tai eskaluoja problemas. Tai vat, ką tau tai reiškia? Taip pat, kaip mes žinom, skausmas labai dažnai ateina iš kažkokių nepatenkintų poreikių.
to nepatenkinti. Ir mūsų poreikiai yra skirtingi. Ir tame yra empatija, kad mes suprantam, kad tai, ko noriu aš, iš gyvenimo, iš jo, skiriasi nuo to, ko nori jis iš manęs. Ne, buvo toks tyrimas atliktas Amerikoje. Galbūt pas mus ne taip. Bet buvo apklausta daug porų, daug šeimų ir paklausta, ko tu labiausiai nori iš savo sutuoktinio. Kokie tavo pagrindiniai poreikiai. Ir atrado, kad vyrai turėjo 5, moteris turėjo 5 pagrindinius poreikius, kurie buvo visiškai skirtingi. Pavyzdžiui, vyram pirmoje vietoje buvo tame tyrime seksas. Moteriam... Lietuvoje tai kitaip. Jo, Lietuvoje vyram sekso nereikia. Per visai nereikia. Moteriams, spėkit, kurioje vietoje buvo seksas? Nebuvo iš viso. Neesminis poreikis. Ta prasme, švelnumas buvo pirmoje vietoje ir seksas yra to dalis maža. Ne? Aišku, vyrai ir moteris yra skirtingi. Jūs galite pažiūrėti tos poreikius, pasakyti, tai aš gal ir vyras, bet mano poreikiai daugiau panašus į moterų. Visiškai nesvarbu. Mes tiesiog turim suprasti, kad mes esame skirtingi. Antroje vietoje vyrams buvo žmona draugė, kuri dalyvauja su jo kažkokioj veikloj, daryti kažką kartu. Moterims antroje vietoje buvo kalbėjimas, bendravimas. Kai vyrai kviečia viens kitą į svečius, jie klausia, ką darysime. Moteris neklausia, ką darysime. Mums ir taip, aišku, mes darysim, kai susitiksim. Nieko nereikia daryti, kas gali pasikalbėti. Tai dėl to, pavyzdžiui, vyrams kažkaip maloniau žaisti su vaikais, kai jau paaugę trupučiuką, nes jie gali kažką daryti kartu. Bet čia vėl, jūs galite būti labiau panašus į moterį, o moteris gali būti labiau panašiai į vyrą tame, tose poreikiuose. Dukrytė grįžta iš svečių. Tai Jelis pasikviečia, kad brangioji, kur buvai? Buvau pas Marytę. Ką darė? Sako, žaidėm lėlėm. O, sako, kaip fainai, kas laimėjo? Tai va, svarbiausia poreikiai yra, ne? Mūsų dukrytė, pavyzdžiui, reikia papasakoti nuo Adomo iki šiandien, kas vyko. Pažodžiu, pažingsniu ir kiekvienas žingsnis trunka pusvalandį. Jie reikia labai daug papasakoti. Galbūt kitam žmogui nereikia tiek daug kalbėti, tiek daug bendrauti. Ir yra kitų. Kiek aš dažnai susitinku su parom, labai dažnas moterų poreikis yra saugumas. Tame tyrime amerikoniškai buvo finansinis saugumas, stabilumas, bet čia, aš žiūriu, kad čia labai svarbu moteriai jausti saugiai. Dėl to turbūt, kad labai daug šeimų pas mus išyra, vaikai auga vien vieną iš tėvų ir jiems labai svarbu, kad jiems būtų saugu, joms būtų saugu. Pas vyram irgi gali būti toksai poreikis. Pasitikėjimo poreikis, pagarbos poreikis. Kiekvienas iš jūsų turėtumėt vėlgi namuose pasitikėti, kas man svarbiausia, kokie mano svarbiausi yra poreikiai, kuriuos reikia patenkinti ir kaip juos reikia patenkinti. Tas pats pavyzdys, vyras pavėlavo pusvalandžiu namo, grįžti ir nepaskambino. Jam tai yra faktas, nepaskambino, paskambinsiu. O iš kur jos skausmas? Jei tai gali būti nesaugumas. Tiesiog nepatenkintas saugumo poreikis. Ir dėl to jinai labai įsiskaudino, kas vyrui visiškai nesupranta. Suvokti, kad tie poreikiai arba jų nepatenkinimas, tai irgi gali iššaukti skausmą. O visus mūsų poreikius sukūrė Dievas. Ne mes patys jas sukūrėm, mes jas su jais gydėm. Ir situacijos gyvenime, kai mūsų poreikiai nebuvo patenkinti, jie sukūrė kažkokius nesveikesnius poreikius arba kad troškimą tos poreikius patenkinti per žmogų, o ne per Dievą. Bet vis tiek tai poreikiai yra. Ir juos mes viens kitam duoti ne tik tam, bet ir tam, kad tenkinti viens kito poreikius, nes mes esam sukurti, kad būti vieni. Mes turime šeimas, mes turime vyrą, mes turime žmoną, mes turime draugus, Dievas sukūrė mus taip, kad mes viens kitą turime kartu ir padėti viens kitam. Tai va, empatija, supratimas poreikių ir skausmo šaltinių. Dabar užduotis. O dabar praktinė užduotis. Sakėt, reikia praktinių visokiausių sprendimų. Teoriją visi žino. Mes irgi teoriją žinom. Kažkada mus paklausė, jūs taip viską žinot, sako, jūs taip nesipyktų, sako, vaikelė, sako, bet gerai. Tai jūs sako, neklystas, sako, klystam,
žino, kada klystam. Dar gėda. Tai va dabar po šito scenarijų bus gėda, kad jūs klystam. Nes žiūrėsi kada. Ką dabar darysim? Vėlgi, jūs jau atsiminėt vienokį ir kitokį konfliktinį situaciją iš netolimos praeities. Mes jau bandėm aptarti, ką mes galėjom kitaip padaryti pačioje pradžioje. Mes jau su jumis pakalbėjom apie galimas taisyklės, kurios mums gali padėti taip ramiau pereiti per tą upę, konfliktą, per tą audringą jūrą. Kita užduotis. Vėl grįžkit mintise prie to konflikto, čia bus porose, jeigu esate poroj, arba individualiai galėsit grįžti. Ir pabandykit suprasti ir aptarti vis dėlto, taigi koks skausmas slypėjo už tos situacijos. Nesvarbu, kokie buvo žodžiai pasakyti, arba koks buvo elgesys, čia faktai. Kas buvo po to fakto? Kas iššaukė tą skausmą? Koks galėjo būti nepatenkintas poreikis? Aš nežinau, čia gal bažnyčia apie tai negalim kalbėti, bet jeigu vyras porą mėnesių be sekso, jam jau bus viskas blogai. Tai gali būti nepatenkintas poreikis, apie kurį mes nekalbam šeimoje, bet dėl to gali būti daug nesklandumo ir daug konfliktų. Arba jisai su jie nekalba. Aš kartais vyram aiškinu, kiek tu gali be sekso? Pasižiūriu, sakau, savaitę. Sakau, tavo žmona be kalbėjimus, tai galime 2 dienas. Viskas. Arba kiek tu gali be valgio? Sakau, pusdienį. Tavo žmona lygiai taip pat gali be kalbėjimus turėti. Negali būti, sakau, pabandyk. Ir kai vyrai supranta, kad poreikiai skiriasi, bet jų aktualumas arba svarba gali būti lygiai tokie pat. Tik mes nesuvokiam, kad jie yra skirtingi ir Dievo duoti. Taigi, dabar porose pabandykit atsiminti kažkokią tai konfliktinį situaciją ir aptarti, jeigu esate kartu, koks nepatenkintas poreikis arba koks skausmas galėjo slypėti už to. O jeigu tu esi vienas, tiesiog pabandyk suvokti maldoje, Viešpatie, parodyk man, koks galėjo būti mano sutuoktinė skausmas, kuris slypėjo už tos situacijos, kuris gal nesupratau ir nenorom paliečiau ir iššaukiau. Nes retai, kada mes noriai iššaukiam skausmą vienas kitam, teisingai, taigi mylim vienas kitą, bet vis vien žalojam, net mylėdami, nesupratam. Taigi, aptarkit, o kas pavieniui pasimelskit ir pagalvokit. 5 minutės. Gerai, vėlgi, neturim tikslo, kad šiandien jūs visus tos klausimus atsakytumėt, norim, kad jūs pradėtumėt tą dialogą. Ir mūsų patarimas, kuo anksčiau jūs tai pradėsite daryti savo santuokoj, tuo jinai bus lengvesnė, lengva nebus, bet lengvesnė. Kiek su Julija kartais pasikalbam, kai ateina poros jau ant skyrybos lenkščio ir kai tu pasiklausai, dėl kokių problemų jie skiriasi, tu galvoji kelią, kad tu pradėtum ją spręsti prieš porą, prieš 3, net prieš 4 metus. Net iki to nebūtų net daėję, nes skirti žmonės dėl labai banalių dalykų. Bet kai jų prisikūpė tiek daug, kai yra jovalas, kurie nebeina išpinti, štai kada darosi sunku. Taigi, tai, ką mes dabar kalbam, tai yra nesudėtingi dalykai, kuriuos darant reguliariai, mes tikrai galim nueiti per šitą kelią kartu su visai kitą gyvenimo kokybę kartu. Gerai? Tai tam naudokit, eikim dar vieną porą žingsnių dalykų, ten bus, nebus namų praktinių užduočių, bet bus tam tikrų įžvalgų. Kitas yra dalinimasis jausmais ir mintimis. Vyrai, kam patinka dalinti savo jausmais ir mintimis? Brangusis, pasakyk, ką tu galvoji. Pasipasakok. Nieko. O kaip tu jautiesi? Gerai. O ką jauti? Taigi sakiau, nieko. Mums kaip vyrams labai sudėtinga, nežinau kodėl, bet be galo sudėtinga pasakot ir kalbėti savo mylimam žmogui, ką jaučiu, ką galvoju. Norit jūs to nenorit, vyrai, ypač vyras, aš mačiau, yra tokios moteris.
kuriuom tai yra gana sudėtinga. Tai yra viena iš būtinų sąlygų normaliam sveikam bendravimui tarp vyro ir žmonos. Vyras ir žmona vienokia ir kitokia forma turi dalintis vienas su kitu, ką jie jaučia ir ką jie mąsto. Dabar vyrai, kreipiuosi jūs. Mes galim sakyti, kad tai nevyriškas reikalas dalintis, ką jaučiu ir ką mąstau, nes čia yra moteriai būdinga. Bet tada tu turi prisipažinti, kad Dievas yra moteris. Nes Senajame testamente mes skaitom labai daug, kad Dievas dalinasi savo jausmais su savo tauta per pranašus. Visas Senasis testamentas mes skaitom, kai Dievas sako, aš jūs pamilau, aš jums atveriau širdį, aš jūs kaip vištus surinkau kaip savo viščiukus, aš jūs ir taip mylėjau. Ten labai daug jausmų, patikėkite. Jeigu to neužtenka, paskaitykit knygą. Senajame testamente tokia yra. Kaip vadinasi, žinot? Kaip lietuviškai? Song. Giesmių giesmė. Daug meilės. Ir ten vyras parašė ir vyras sako. Tai jeigu Dievas taip pat daug kalba savo tautai apie tai, ką jisai galvoja, kaip jisai jaučiasi ir ką jisai galvoja. Ir jeigu tu esi kietesnis už Dievą, viskas su to gerai, aš ne. Aš savo sakau, aš galiu to nenorėti, nes man tai nebūdinga, bet aš suprantu, kad tai yra svarbu. Kad būtų santykyje žmonės dalinasi savo jausmais ir savo mintimis. Moterim tai yra lengviau, vyrams tai yra sunkiau. Mielos moteris, prašau, būkit kantrios su savo vyrais. Mūsų vaikai labai skirtingi. Vieniem net berniukams lengviau pasakyti, ką jie jaučia, kitam labai sunku. Vienam iš jų, tu jį paklausi, net pamirškim apie jausmus, paklausi, kas šiandien buvo per dieną, papasakok. Sakau, sūnau, kaip tavo diena praėjo? Aš darau, kai jis sako. Normaliai. Lygiai tokį pat tempo, aš neperdedu. Tu turi įdėmiai klausytis, kol jis šneka. Sakau, šaunų, gal biškį detalių. Tikrai viskas gerai. Ir jeigu tu parodysi nusivylimų ženklą, kitą kartą neišgirsi ir to. Todėl tu turi būti labai kantrus. Jeigu tau rūpi, kad su tavim kalbėtų bet tiek, tu turi būti kantrus. Nes Dievas yra kantrus. Jeigu tu kada nors meldėsi kantrybės, štai tau unikali galimybė. Taip pat ir mums vyrams, jeigu mes suprantam, kiek svarbu moteriai pasidalinti savo jausmais, ką jinai jaučia, kas vyko, ypač kai gimsta pirmi vaikai, vyrai pasiruošti. 99% viso pokalbio turinio bus apie kakučio spalvą, tūrio, apie ką valgė, kaip išvėjame, kiek kartų, kaip ar dalykai, apie kuriuos tu nepasvajotum. Ir tu supras, kad tai yra jos 99% jos kasdienybės, jinai tai mato kasdien. Ir jinai dalinasi brangiausiais dalykais su brangiausiu žmogumi. Tu privalai išklausyti. Tai net nepasirinkimo klausimas. Tu privalai. Tai yra meilės išraiška. Turbūt vėlgi nepaslaptis, vyrui reikia per dieną pasakyti apie 3000 žodžių, moteriai apie 12. Tu supras, kad jinai su vaiku nešneka mane. Aišku, kol tu grįžai, 12 000 tave laukia. Reikia kantrybės ir malonės vienas kitam. Ir čia nėra pašaipa. Jeigu tu myli, jeigu vaikas nori valgyti, ką tu darai? Tu duodi valgyti. Jeigu tu neduodi valgyti, ar tu esi geras tėvas? Ne, tu esi nesveikas. Vaikas nori valgyti, tu neduodi, blogai.
Nes tai yra toks jo poreikis. Jeigu žmonai reikia pasikalbėti ir tu nesiklausai, tai yra tas pats, kad vaikui neduot valgyti, kai jis nori valgyti. Tai yra bloga. Tai yra nuodėmė, jeigu nori. Tu privalai. Toks buvo susitarimas. Tai buvo parašyti jūsų santuokos įžaduose. Tu tik pamiršai. Tu juos ne taip supratai. Tau reikia juos atnaujinti. Ten buvo parašyta, kad mylėsi skausme ir ligose. Ir besiklausant savo mylimų žmonos tiek, kiek reikia, su pagarba. Nes jai tai svarbu. O kai tu pasakosi apie sportą, nes tu nuo to pradedi, arba nuo savo darbo, nes tai, kur tu praleidi daugelį savo laiko, jai reikia išminties ir kantrybės išgirsti ir paklausyti, net kai jai neįdomu. Pasidomėti. Nes be šito aš sunkiai įsivaizduoju, kaip jūs po to spręsit konfliktus. Nes būtent šito momentu ir atsiranda tas emocinės balansas, kai mes dovanojam vienas kitą tą malonę. Malonė reikalinga ne tik konflikto metu. Malonė reikalinga, kai mes patenkinam vienas kito poreikius. Nes kai visiškai nenorim jų tenkinti. Tai yra malonė. Jeigu mes sakom, kad gyvenimas kartu, tai mirties kelias, nešam tą kryžių, vyras nėra kryžius. Ir žmona nėra kryžius. Nes atsiminkit, kryžius tai buvo mirties bausmė. Vyras ir žmona tai yra dovana. Dovana. Už dovaną, už kurią reikia biškį primokėti. Ir tiek. Kad jie turėtų. Nes nemokės, neturės. Ir supraskim, Dievas mums davė išgelbėjimą, mums nemokamai jis sumokėjo. Jisai mums dabar padovanoja meilę šitam žmogui nemokamai, bet kad meilė išliktų, už tai reikia mokėti. Ir ne pinigais. Bet tenkinkim vienas kito poreikius ir vienas didelių poreikių būti išgirstu ir išsakyti save. Kaip tu moki, vyrui reikia, jisai kalba apie ką jisai nuveikia, moteris ką nejaučia. Ir ne vien tik jis nėra geresnis, Dievas taip sutvėrė. Bet mes privalom padovanoti tą dovaną vienas kitam išklausimą ir išsakymą, kaip jaučiuosi ir kas su manim vyksta. Kame bėda? Supras žmogau, jeigu tu kaip vyras neklausysi savo žmonos, nuo to poreikis nedingsta, kad žmona tau valgyti neduoda, tai nereiškia, kad tu nustosi norėti valgyti. Tu žinai, ką darysi? Kaip valgysi kitur. Tu valgysi kitur. Jeigu žmona negali su tavim pakalbėti, nes tu nesiklausai, jinai ką nustos norėti kažką šnekėti? Ne. Tu ją verti. Ir čia nuodėmė. Tu ją verti ieškoti kitos vietos, būti išgirstai. O čia nuodėmė. Tu ją gundai. Tu ją vedi į pagundą. Nes žmonai, moteriai pasišnekėti arba būti išgirstai, tas pats kaip tau seksas. Ir jeigu tu nori, kad jinai būtų suvidžiota, neklausyk jos. Bet atsakomybė bus tavo. Ir mano šią. Už savo žmoną. Tai yra labai svarbus dalykai. Tai, ką Dievas sukuria, tu negali griauti. Yra principai, kurie yra sukurti. Tu arba juos supranti ir pagal juos gyveni, arba jiem prieštarauja ir turi, ką turėsi. Tai vat, dalinimas jausmais ir mintimis yra be galo svarbus aspektas. Ir atleidimas. Turbūt esate krikščionis ir daug kartų girdėjote biblinį požiūrį, kas yra atleidimas. Aš tai trumpai pasidalinsiu, ką aš dėl savo atradau visai neseniai ir man tai daug ką reiškia. Tiesiog man tai buvo mini apreiškimai. Gal jų nebus, bet man buvo svarbu. Aš galvoju tokią formuluoti, kas yra atleidimas. Atleidimas tai yra atsisakymas savo teisės pykčiui. Aš atsisakau savo teisės pykti ir nusprendžiu taikytis. Ar tai reiškia, kad aš pamiršau problemą? Ne. Ar tai reiškia, kad mano skausmo nebėra? Ne. Jeigu man draugas įpjovė su peiliu, kad atsiprašau, ką man dabar nebeskauda? Skauda.
Tai atsiprašau, tos skausmas nedingo ir aš nepamiršau. Ir pamatysiu kitą kartą su peiliu, tai pasitrauksiu. Bet aš atsisakau savo teisės pykčiui, nors aš jį turiu. Aš turiu tą teisę pykti. Ir galbūt net keršyti turiu teisę. Bet aš sąmoningai atsisakau. Man tai yra atleidimas. Kad tai yra mano įsižadėjimas teisės pykti. Ir laikyti šitą situaciją prieš tą žmogų. Ir aš supratau, kad Dievas lygiai taip pat man atleidžia. Jis turi visą teisę laikyti visą, ką aš padariau prieš mane, ir jisai atsisakė tos teisės laikyti prieš mane. Ir man tai atleidimas. Norėčiau perduoti Julijai. Ir apibendrinant, aš pakalbėsim trumpai apie tai, turbūt tai susijęs su atleidimu. Atleidimas yra atsisakymas savo teisės pykti, atleidimas taip pat, kaip sakiau, yra atsisakymas, susitaikymas su mintim, kad gyvenimas ne toks, kaip man patinka, ne toks, kaip aš įsivaizdavau, kad jis skiriasi nuo to paveiksliuko, kurį aš savo kažkada nupiešiu. Tai va, yra kai kurios nuostatos, kurias reikia pakeisti tam, kad būtų lengviau visą tą ratą vykti. Ir pirma nuostata yra tikėtis, kad kitas žmogus daro kažką tai vedinas gerų tikslų. Tiesiog padaryti tokią prielaidą, kad jis nėra blogas. Nes kai jis kažką daro, natūraliai eina tokia išvada. Jis daro dėl to, kad blogas. Jis daro dėl to, kad nori man pakenkti. Bet mes pakeičiam savo mąstymą ir galvojam kitaip. Jis tai daro, vedinas gerų tikslų. Arba iš skausmo. Jis tai daro, vedinas gerų tikslų, arba iš skausmo. Kita nuostata, kurią reikia pakeisti, arba įsigyti, jeigu neturit, daug kas yra ne taip, kaip atrodo. Aš jau sakiau, kai mes blogai nuotaikų, viskas atrodo juodai, PMS metu irgi viskas atrodo blogai, pirmadienį iš ryto viskas atrodo blogai, bet viskas yra ne taip, kaip atrodo. Kaip atrodo, nereiškia, kad taip ir yra. Dėl to visą laiką mes kalbam, ir dėl to reikia taip švelniai kalbėti ir klausti klausimus vienas kitą, nes man taip atrodo, ar taip iš tikrųjų yra. Jam atrodo, kad aš jo negerbiu, ar taip iš tikrųjų yra. Man atrodo, kad jis nepatikimas, ar taip iš tikrųjų yra. Tai va tos nuostatos, mąstyti apie gerą, labai padeda, kad jis nori man gerą. Netgi kai jis pyksta, aplamai, bendrai paėmus jis nori man gerą. Šiuo metu galbūt ne, bet bendrai paėmus nori man gerą. Taip ir kaip ir aš. Galbūt šiuo metu aš norėčiau jam pakenkti, bet bendrai paėmus aš noriu jam gerą. Viskas yra ne taip, kaip atrodo, ir jausmai ne visada atspindi realybę. Ir tai aš matau visose, galiu pasakyti visose, visada šeimose, kurios turi problemų. Kad jausmai pasidaro realybę. Jeigu aš jaučiuosi nemylima, tai tampa mano realybė. Jeigu aš jaučiuosi nelaiminga, reiškia jis manęs nemyli. Arba jeigu jis jaučiasi, kad jo negerbia, reiškia taip ir yra. Taip, kaip aš jaučiuosi, nebūtinai yra realybė. Bet yra realu, aš taip jaučiuosi, taip yra. Bet ar taip iš tikrųjų vyksta, aš jaučiuosi, kad manęs nieks nemyli. Ar tai tiesa? Čia tiesiog atsimenu trumpai vieną situaciją, kuri, kai mes buvome visai neseniai susituokę, turėjom tokius kaip ir konfliktinę didelį situaciją, kai ryte žmona sako, aš jaučiu, kad manęs nemyli. Po to po pietų viskas gerai. Vakare sako, ne, tu manęs nemyli. Ir taip keletą kartų iš eilės. Ir aš galvoju, kaip tai gali būti? Jis sako, brangiai, sako, tu man gali paaiškinti. Aš fiziologiškai nesugebu per dieną 3 sykius tave mylėti ir 3 sykius nemylėti. Aš kaip tai gali būti? Ir tada mes atprieėm tos situacijos, kad nebūtinai, kaip mes jaučiamės, taip ir yra. Jaučiamės, tiesiog jaučiamės. Bet gali būti kitaip.
Ir mokėti atskirti savo jausmą nuo realybės yra tikrai geras įprotis. Ir pagaliau dar viena taisyklė konflikto metu yra priimti sutuoktinio bandymus susitaikyti. Yra toks tyrimas padarytas vėlgi, kai Gordonas tyrinėja, kuri šeima išsilaikys po konflikto, o kuri neišsilaikys. Ir jis pamatė, kad vienas dalykas skiria tas šeimas. Šeimos, kurios išlieka, jie priima vienas kito bandymus susitaikyti. Tai gali būti kažkoks juokelis, tai gali būti kažkoks toks prisilietimas, tai gali būti kažkoks, nežinau, kažkokia veido išraiška, kvaila. Jo, pykstatės ir staiga jis kažkaip daro. Ir mes visi juokis. Na, tokie mažiukai, pastebėkit jūs. Juoksitės iš jų. Nelaimingos šeimos tokioje vietoje pasakys, na, vėl durniolė. Jaukais viską padaryti. O tokius dalykus priimti ir branginti. Tai reiškia, kad jūs dar sveika šeima. Jeigu tie dalykai yra daromi. Tai žiūrėkit, šiandien, kaip mūsų laikas jau paėmė pabaigą, mūsų tikslas buvo, kaip vadinami, praktinis seminaras. Be abejo, tema yra labai plati, mes bandėm tik tai kažkiek ją paliesti, per trumpą laiką atsakyti ir bent keletą tų klausimų, kuriuos mes visi turime. Prašymas buvo, kad tai būtų praktiškai, nežinau, ar mums pavyko padaryti kiek įmanoma praktiškai. Pabaigai norėčiau, kad keli žmonės kuo daugiau aišku pasakytų bent po vieną dalyką, su kuo tu išeini šiandien. Ką tu gavai? Nes visi atėjom į vieną seminarą, o dabar išeinam iš skirtingų. Kiekvienas išsinešam savo tą grūdą, kažkokį, kurį bandysim sieti savo gyvenimą, kad jisai praaugtų. Taigi tiesiog pasidalinkim tuo, kas jums buvo svarbu, kas įstrigo ir ką tikrai nenorėčiau pamiršti. Ir kaip ir šiandien, iš mūsų pusės bus viskas, bet suprantu, tai dar bus ir pratęsimas trumpas. Taigi kas? Pažvelgti kito akimis, pamatyti konfliktą kito mylimo žmogaus akimis. Ačiū. Ištirti kito žmogaus poreikius, suvokti juos ir bandyti patenkinti. Gerai. Klausimėt, gerai. Jeigu jam sunkiau kalbėti negu jai, ar jisai nesijaus duodantis daugiau, šnekėdamas. Nu, kaip mes šiandien pasakėm, dėl jausmų gali taip ir jaustis, ar taip yra? Ir dėl to, kad jis gali taip jaustis, žmona, kuri turi empatijos ir rodo malonę, gali pasakyti ačiū ir padėkoti kiekvieną kartą, kai vyras bando kažką tau pasakyti, daug, kas jam ar sunku, yra tų svarbiausių žodžių, ne, santykiuose, kiekvieną dieną reikia po 10 kartų kartuoti. Ačiū ir atsiprašau. Ne, tai va tas įvertinimas galbūt tada padės jam jaustis, kad jis neduoda per daug, nes gauna už tai įvertinimą. Moteris, nori turėti stebuklingus vyrus? Pasakysiu vieną paslaptį. Jums tai nieko nekainuoja, veikia fantastiškai. Už viską dėkokit vyrui. O tas atėjo laiku namo, ačiū. Įkalė vynį, ačiū. Ištraukė vynį, ačiū. Įkalė kreivai, ačiū. Kad bent pasistengiai. Jūs nustebsit, kas žodis ačiū daro su vyrais. Pabandykit. Mėnesį. Ir jeigu nebus pokyčio, grąžinsiu jums pinigus už seminarą. Aš pažadu jums kitokius vyrus. Išbandytų mūsų šeimą mažų mažiausiai. Gerai? Aš nežinau, kiek atsakiau klausimą, bet bent jeigu ačiū gausiai, turbūt bus gerai. Taip. Ačiū be sarkazmo. Taip. Ačiū, bet taip įkaliai. Sulaukiau pagaliau. Be sarkazmo. Man tai labai patiko žodis skausmas, tai yra motyvas, kodėl žmogus taip jaučiasi ir lengviau tada ne tik supras, bet atleisti ir nesutikti. Nes visi tai tą daro iš skausmo, o ne iš noro kažką man blogai padaryti. Aš po to jaučiuosi blogai irgi dėl to, bet tai iš skausmo. Ačiū labai.
dalyką pasakyti, aš su vyru gyvenu 46 metus. Ir kol buvau neįtikėjusi viešpatį, buvo visko. Taip, ko jūs sakėt ir ko nesakėt. Buvo. O kada priėmėm Jėzų Kristų, mes visai kitaip pradėjome gyventi, skaitydami šventą raštą. Ir dabar aš suprantu taip, kad visas pastabas vyro, nes vyras šeimos galva reikia priimti ir jeigu jauti neteisi, atsiprašyti. Ir gyvenimas bus geras. Ačiū labai, ačiū labai. Moterims tai sunkiai sako. Kalbam apie save. Kalbam tik apie save. Visiems sunku. Nes moteris turi jausti, kad tai reikia atsiprašyti. O iš tikrųjų visiškai nebūtina. Patikėkit, vyrui reikia dėkoti ir atsiprašyti. Jūs galite, jūs kaip jūs norite, pasakykit, mūtų va. Vyras labai mėgsta atsiprašymą. Galbūt jis ne tiek atsiprašo, bet ima iš tavęs pavyzdį, kad tu atsiprašai. Visiškai teisingai, ačiū. Ir dar vieną. Konflikto taisyklės. Konflikto taisyklės. Pabandykit, labai labai rekomenduoju. Kas pabandė, dar nieks nesakė ir pinigų vėl neparašė. Nes aš žinau, kad viskas ne. Gerai, tai kągi, ačiū jums labai. Ačiū už jūsų tą norą mokytis, eiti kartu per gyvenimą. Vladimirai, perduodu jums kaip ir tą. Toliau, teisė. Gerai, labai ačiū, Romana ir Julija. Iš tikrųjų, buvo žinomų minčių ir naujų turbūt vis tiek kažkokio kampo mes išgirdome, supratome ir dabar reikia įgyvendinti ir bus iš tikrųjų idealiai šeima. Dabar truputį mūsų gyvenime buvo taip, kad aš nemėgstu užkasti tarp pietų ir pusryčių arba tarp vakarienės. Ir žmona man duodavo ten saldainį ar bananą, sakau, nenoriu. Ir po 10 metų, žinot, vieną kartą sėdžiu ir žiūriu, žmona valgo šokoladą. Ir nesidalina. Aš taip noriu, nesidalina, galvoju, aš vieną kartą nieko, antrą kartą nieko, trečią kartą sakau, klausyk. Tai kodėl nesidalini? Jis sako, tu nenori. Bet 10 metų praėjo, matau, bet aš dabar jau noriu. Žiūrint į Romaną ir Juliją, jie taip gražiai dalinosi savo pokalbiais. Ir aš nežinau, kaip jie su saldainiais dalinosi, ar jiems išeina gerai. Tai norėčiau padalinti, padovanoti saldainių dėžę Venecian Skanič. Čia tokia romantiškas pavadinimas, ukrainietiški saldainiai. Ir kad pasidalintumėt jūs vienas su kitu ir kad Dievas laimintų jūs. Ačiū jums.